Esu Sigita Trinkūnaitė, skyriaus vedėja ir pristatysiu antrajame etapui pagrindinius reikalavimus. Tai šiek tiek trumpai apie pirmojo etapo rezultatus, manau, visiems yra įdomu ir aktualu. Taip pat kokie pagrindiniai reikalavimai. Kalbėsim apie finansavimo sąlygas, tai o nemažai bus susiję ir su reglamentu, apie kurį Gytis kalbėjo. Taip pat detaliai apkalbėsime tinkamas finansuoti išlaidas, į ką atkreipti dėmesį, stebėsenos rodiklius, žinoma, naudos ir kokybės kriterijai ir paraiškos pildymą, svarbiausius akcentus sudėsiu. Tai pirmojo etapo rezultatai yra pagal sumanios specializacijos kryptis. Matote, kad daugiau negu 50% paraiškų buvo įvertinta teigiamai, atitiko MTEP reikalavimus ir sumanios specializacijos reikalavimus. Iš tikrųjų, didžioji dalis atmetimų buvo dėl to, kad nebuvo įžvelgta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, bet dalis paraiškų taip pat buvo, kuri neatitiko ir sumanios specializacijos reikalavimų. Čia yra paraiškų skaičius, kadangi pirmo etapo paraiškose buvo numatoma preliminari tinkamų finansuoti išlaidų suma ir nebuvo finansavimo sumos, tai dabar pasakyti, koks yra konkursas vienoje ar kitoje kryptyje negalime. Matysime, kai turėsime antrojo etapo paraiškas, kur jūs jau konkrečiai nurodysite prašomą finansavimo sumą ir tuomet galėsime palyginti. Primenu, kad visam kvietimui yra skirta 60 milijonų eurų. Tai būtent dabar apie antrojo etapo reikalavimus, ką labiausiai atkreipti dėmesį reikia. Vertinant jau ir pirmąjį etapą, matėme iš tikrųjų, kad kai kuriuose paraiškose trūksta informacijos apie verslo viziją ir kaip tai siejasi nuo produkto idėjos iki pat komercializavimo. Vieni iš pagrindinių klausimų turbūt kylančių bus, ar yra produktui sukurti reikalingų išteklių ir rizikos valdymo pagrindimas. Tai reiškia, kaip pavyzdžiui, matematinis modeliavimas siekiant nustatyti kredito riziką ir sukurti tam tikrą modelį yra laikomas MTEP veikla, bet tam, kad atlikti tą matematinį modeliavimą, reikia labai didelio kiekio duomenų. Tai vėlgi pareiškėjai turėtų pagalvoti, ar tam, kad tyrimus atliktų, yra pakankamas kiekis duomenų, kad tie tyrimai būtų patikimi ir būtų galima sukurti prototipą ir daryti iš to išvadas. Tai čia vienas iš išteklių, apie kuriuos reikėtų pagalvoti. Turbūt tų pavyzdžių yra ir žymiai daugiau. Iš kiekvienos srities būtų galima, bet kadangi ir informacijos labai daug, tai paskui galima bus pasikonsultuoti dėl konkrečių klausimų po pristatymo. Taip pat, kas svarbu, yra kelias nuo produkto idėjos iki jo komercializavimo, tai būtent kaip įsivaizduojate, kokią viziją turite, kas ne tik atliks MTEP darbus ir vykdys projektą, bet paskui kaip tas produktas bus komercializuojamas, kokios gamybinės įrangos reikės, kas bus pirkėjai, kokios rinkos bus ir taip toliau. Tai šitą informaciją turėsite pagrįsti. Taip pat kitas specialusis reikalavimas yra atitikimas Lietuvos inovacijų plėtros programai. Tai iš tikrųjų vienas iš uždavinių yra skatinti naujų produktų pateikimą rinkai. Tai jūs visi kaip ir atitinkate tą kriterijų, kadangi jūsų produktas yra inovatyvus, jūs siekite sukurti naują produktą ir jį pateikti rinkai. Tai atitinkamai ir prisidedate prie inovacijų plėtros programos. Taip pat, kas yra svarbu, tai yra parengtumo reikalavimai, kurių neįvykdžius paraiška būtų atmetama, neprašant papildomų dokumentų, todėl jie yra labai svarbus. Tai būtent nuosavybės ar kitos daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas projekto veikloms. Tai svarbu atkreipti dėmesį tai, kad nepriklausomai nuo to, ar yra įgyvendinama tik MTEP veikla, ar yra ir infrastruktūros įsigijimas, šis reikalavimas yra taikomas visiems projektams ir turite užtikrinti,
patalpas, kuriuose bus vykdoma MTEP veikla ir po projekto 3 arba 5 metus priklausomai nuo įmonės dydžio, kad jūs tas patalpas arba nuosavybės teisę turite, arba turite daiktinės teisės į tą turtą, tai yra išsinuomavę esate, turite panaudos sutartį ar kitas teises ir jos yra įregistruotos nekilnojamojo turto registre. Ir kitas reikalavimas parengtumo yra, kad turi būti parengtas visas verslo planas. Tai pirmajame etapui jūs rengiate kelias verslo plano dalis, o antrajame etapui jau turėsite užpildyti visas verslo plano dalis ir jas pateikti. Kiti reikalavimai, tai svarbu į ką atkreipti dėmesį dėl projekto trukmės, kad tai yra 24 arba 36 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Jūs projektus jau galėjote pradėti vykdyti po paraiškos pirmajame etapui pateikimo. Tai reiškia, kad jeigu jau pradėjote vykdyti projektą, jūs turėtumėte pasiskaičiuoti projekto trukmę nuo planuojamo sutarties pasirašymo dienos. Tai vertinimo terminas yra 45 dienos, dar paskui yra tam tikras laikas įsakymo paruošimui, sutarties pasirašymui ir taip toliau, tai atitinkamai planuojant savo biudžetus turėtumėt pasižiūrėti būtent nuo sutarties pasirašymo dienos tą maksimalią trukmę. Ir žinoma, įsivertinti, ar tikrai tos maksimalios trukmės reikia jūsų projekto tikslams pasiekti, uždaviniams įgyvendinti. Dar vienas svarbus reikalavimas, tai būtent nuosavo indėlio pagrindžiantis dokumentai. Vienas iš kriterijų, dėl ko paraiškos būna atmetamos, kad įmonės nepateikė dokumentų, kurie pagrįstų nuosavo indėlio lėšų padengimą. Tai kokie dokumentai gali būti, tai kokie šaltiniai. Tai nuosavos lėšas, tai reiškia, kad įmonė iš savo apyvartinių lėšų finansuoja projektą. Tai tokiu atveju reikėtų pateikti, jūs ir taip pateiksite balansą, pelno nuostolio ataskaitą ir jeigu yra akivaizdu, kad įmonė turi pakankamai apyvartinių lėšų finansuoti tam tikrą sumą, tai tų dokumentų ir pakanka. Jeigu vis dėlto matote, kad gali būti kilti sunkumų tam tikrų, tai dėliojant pinigų srautus reikia labai atidžiai pasižiūrėti, kokie pinigų srautai susidėlioja projekto įgyvendinimo metu ir kaip įmonė juos išdėlioja būtent visos įmonės balanse, pelno nuostolio ataskaitoje ir kaip tie srautai susidėlios projekto įgyvendinimo metu. Taip pat kiti dokumentai, tai bankų ir kitų kredito įstaigų paskolos. Svarbu atkreipdėmėsi į tai, kad tai turi būti jau galutinis banko ir kredito įstaigos sprendimas. Raštai, kad bankas preliminariai pasižiūrėjo ir galbūt skirs finansavimą, tokio pobūdžio raštai nepagrindžia, kad tikrai jūs gausite finansavimą ir toks pagrindžiantis dokumentas nėra patikimas ir nėra tinkamas. Tai svarbu, kad banko rašte ar kredito įstaigos rašte būtų informacija, jog bankas išnagrinėjo jūsų projektą, priėmė sprendimą skirti tam tikrą sumą finansavimo ir kad būtų nurodytos pagrindinės sąlygos, kuriomis esant paskola būtų suteikta. Vėlgi matome kartais raštų iš bankų, kai yra numatyta, kad bankas išnagrinėjo ir priėmė sprendimą suteikti finansavimą, tačiau specialios sąlygos yra numatytos tokios, kad išnagrinėjus įmonės finansinius dokumentus matosi, jog įmonė nesugebės tiesiog įgyvendinti tam tikrų sąlygų. Tai vėlgi tai nėra tik tai tas, kad turėtų būti banko raštas, jog priėmė sprendimą, bet taip pat reikia atsižvelgti ir į tas sąlygas, kokiomis sąlygomis bankas suteiktų jums finansavimą ir įsivertinti, ar jūs tas sąlygas tikrai galėsite įgyvendinti. Taip pat yra kitų juridinių ar fizinių asmenų paskolos, tai jeigu skolina jums juridinis asmuo, tai reikia pateikti to juridinio asmens įsipareigojimą paskolinti jums tam tikrą pinigų sumą projekto įgyvendinimui ir to juridinio asmens pajėgumus pagrindžiančius dokumentus, tai finansinės atskaitomybės paprastai pateikiamos. Jeigu iš finansinių atskaitomybių nėra galimybės pamatyti, kad tikrai ta įmonė turės pinigų, tai tuomet dar galima teikti pinigų srautus ar kitus paaiškinančius pagrindžiančius dokumentus, kad paskolos davėjas turi pakankamą lėšų finansuoti jūsų projektą.
Ir taip pat, kas svarbu yra pateikti, būtent ne tik įsipareigojimą, bet ir pagrindinės sąlygas, kokiomis jisai suteiktų paskolą jūsų įmonei. Tai gali būti net ir paskolos sutarties projektas. Su fizinių asmenų paskolomis taip pat svarbu, kad tas fizinis asmuo ne tik pateiktų įsipareigojimą, bet ir pagrindžiančius dokumentus, jog jis turi pakankamą pinigų kiekį jums paskolinti. Paprastai yra teikiamos pajamų deklaracijos už praėjusius metus, kad tas fizinis asmuo turi tokias pajamas ir gali jas paskolinti. Taip pat gali būti, kad fizinis asmuo turi akcijų tam tikrų ar ne ir jisai nuolat gauna dividendus, tai papildomai irgi gali būti pateikiami paaiškinimai, pagrindimai ir taip toliau. Bet vienas iš pagrindinių dokumentų tai yra pajamų deklaracijos. Svarbu atkreipti dėmesį su paskolomis, tiek banko paskola, tiek fizinių ir juridinių asmenų paskolomis, kad iki vertinimo pabaigos turi būti jau priimti sprendimai, įsipareigojimai suteikti paskolą, o pati paskolos sutartis turi būti pasirašyta iki projekto sutarties pasirašymo. Tai paprastai per mėnesį nuo vertinimo pabaigos. Tai vėlgi kalbantis su paskolos davėjais turėtumėte įsivertinti, ar tikrai tas asmuo turės galimybę paskui per mėnesį su jumis pasirašyti paskolos sutartį. Dar kas svarbu, kokie klausimai kyla, ar reikia visą pinigų sumą iš karto pervesti į įmonės sąskaitą ar negavus paskolą, tai iš tikrųjų taip pat kaip ir su banku, taip ir su juridiniais ar fiziniais asmenimis paskolos sutartyse jūs galite numatyti tarpinius mokėjimus tam tikrus, kada paskola yra pervedama, kuriais atvejais ir taip toliau, kokiomis sąlygomis. Tai nėra būtina projekto pradžioje turėti 1 milijoną eurų sąskaitoje, kur jūs planuosite jį panaudoti per 3 ateinančius metus. Ir kiti šaltiniai, tai vėlgi gali būti statinio kapitalo didinimas ar kiti šaltiniai, kur būtų finansuojama. Dėl įstatinio kapitalo didinimo taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad iki vertinimo pabaigos reikia pasirašyti jau būtent sutartį dėl akcijų pardavimo ar ne, bet akcijų apmokėjimas gali būti iki sutarties pasirašymo. Tai vėlgi dokumentus visus irgi reikia susitvarkyti iki vertinimo pabaigos, kad būtų aiškus ir patikimas pagrindas, kad įmonė tikrai turės nuosavą indėlį projekto finansavimui. Ar turite klausimų iš šitos dalies, iš pagrindinių reikalavimų? Ar gali būti finansuojančių juridinio asmens valdybos protokolas ir kažkoks panašus oficialus registruotas dokumentas, jeigu, ta prasme, kaip pagrindžiantis dokumentas, kad bus sudaryta paskolos sutartis? Ar šalia projekto? Šalia paskolos sutarties projekto? Taip. Tai taip, tuomet valdybos protokolas turėtų būti, paskolos projekto visos sąlygos ir, žinoma, finansiniai dokumentai tos įmonės, kuris suteiks jums paskolą, valdyba ar nepriėmė sprendimą suteikti paskolą, kad mes matytume, kad ta įmonė yra pajėgi suteikti jums paskolą. Turiu dar kelis klausimus. Konkrečiai buvo dėl turimos infrastruktūros arba patalpų, kitaip sakant, projekto veikloms vykdyti, ten buvo tam tikrai įsipareigojimai, dideliam 5 metai, mažesniam 3 metai. Po projekto pabaigos turėti kažkokią vietą, kur būtų vykdoma veikla. Sakykime, yra toks atvejis, kai yra paslaugų įmonė, kur iš principo nėra didelio skirtumo, kur tas veiklas vykdyti, ne? Tai nėra kažkokia specifinė įranga. Ir jeigu yra ketinama kraustytis, pavyzdžiui, 17 metų viduryje į kitą ofisą, tai reiškia, sutartys yra jau yra konkretus terminas, kad jinai pasibaiginėja ir yra krūva galimybė rinkoje įsirinkti kitas patalpas, tačiau iki to nėra padaryta. Tai kaip jūs žiūrite, ar visiškai biurokratiškai, ar kažkaip vertinant tos tokius aspektus? Vertiname aspektus, žiūrime, bet įmonė tuomet turėtų pateikti pagrindimą, ar ne, kad tikrai jinai turės būtent tas patalpas, galės įsigyti rinkoje tas patalpas ir nebus jokių problemų ir atitinkamai tuomet sutartis su sąlyga būtų tam tikra. Supratau, tai jeigu tik to, pavyzdžiui, dabartinė nuomos sutartis ir
kažkoks susitarimas preliminarus dėl kitų patalpų nuomos. Ketinimų protokolas, Taip. kad įsipareigoja. Bet jis nebus registrų centre registruotas savaime. Taip, ketinimų protokolas nebūna registrų centre. Gerai, tada kitas klausimas dėl kitų dalių pildymo. Tai yra dabar tam tikros dalis jau užpildytos, kitos dalis bus pildomos. Greičiausiai, kaip jau pildomos kitos dalis, labai norėsit pakoreguoti šiek tiek ir papildyti tas dalis, kurios jau teikios agentūrai. Ar tai yra galima daryti, ar tai yra tos dalis užšaldomos ar ne, nekliudomos. Pirmas klausimo dalis, antra klausimo dalis, ar jūs antrame etape vertinsit visą verslo planą kartu su tom dalim, kurios yra pateiktos, ar žiūrėsit tik antras dalis? Atsakant į pirmąjį tą klausimą, kiek galima keisti ir kiek pildyti ar ne, tai šiek tiek koreguosis, turbūt gali koreguotis, bet neturi būti iš esmės pakoreguota, kad keistusi, nes yra projekto veiklos aiškios ar ne. Kai kuriais atvejais net ir pirmo vertinimo etapo metu jau buvo jums siunčiami raštai, kurios veiklos yra netinkamos, kurie neapibrėžtumai yra netinkami ar ne, tai atitinkamai pagal tas pastabas turėtų būti pakoreguojamas verslo planas, bet negali iš esmės atsirasti naujų veiklų, naujų neapibrėžtumų, dar kažko. Papildyti informaciją, tarkim, kad tas darbuotojas galbūt darys šitą konkrečią veiklą, tai galima, bet neturi būti iš esmės kažkas pasikeitę. Dėl vertinimo apimties ar ne, tai vertinsime vis tiek visą informaciją, perskaitysime, žiūrėsime, bet svarbu tas, kad nevertinsime jau tų kriterijų dėl sumanios specializacijos ir MTEPO. Tai reiškia, kad jeigu jūs pakeisite verslo planą taip, kad keičiasi jau kriterijų atitikimas, ar ne, tai žinoma, tokiu atveju jau negerai ir negali tai būti, kad pasikeisti tiek. Tai va tas turbūt atsakymas būtų. Dar vienas klausimas būtų dėl nuosavo įnašo, kaip jį pagrįsti. Tai buvo vienas iš punktų, kurį minėjote, tai yra įmonės nuosavos lėšos. Tai ir kalbėjot, kad jeigu įmonė turi pakankamai apyvartinių ar ten tų lėšų, tai turbūt čia nėra to tokio. Tai yra pakankamai dideli projektai. Visų pirma, kad įmonė turėtų pakankamai apyvartinių, tiesiog laikytų jos tai balansę, kad matytųsi, kad čia yra tie pinigai, kurios skiria, ta įmonė gali skirti visam projektą, tai matyt, kad yra galimybė grįsti gautinom sumom arba ateityje vykstančiais pardavimais ir gaunamų pelnų, kurią mes galėsim panaudoti. Tai yra mažesnių įmonių atveju, taip turbūt yra logiškiausia daryti. Klausimas, kaip rimtai, kaip ir argumentų žiūrit į gautinas sumas ir tai galima pagrįsti, ar geriau grįsti tai, kad tai yra visgi tos lėšos jau garantuotos projektų pradžioje ir geresni, tie pagrindimai būtų galbūt ar akcininko įnašas, ar banko paskola ir geriau nežaisti ir nebandyti įrodinėti su jums su kažkokiais kontraktais. Iš tikrųjų priklauso nuo įmonės situacijos. Jeigu minėjot, kad įmonė yra maža ar ne ir dabar jau pasirašė sutartį, ilgalaikę sutartį, kurioje matosi, kad tikrai nuolat tie pinigų srautai bus gaunami, atitinkamai įsivertina sąnaudas tai sutarčiai įvykdyti, tai tikrai tai galėtų būti pagrįstas finansavimo šaltinis, būtent jau sutartis. Koks būtų netinkamas dėl gautinų sumų, kad įmonė planuoja sukūrus produktą parduoti jį ar ne, arba kitą galbūt produktą turi, kurį parduos, bet neturi nei pirkėjų, nei susitarimų kažkokių nieko, tai tokie dokumentai jau būtų nepagrįsti. Supratau, sutinku. Galima? Taip. Tenai, kur dar grįžtant prie tų 3-5 metų, įmonė planuoja pradėti projektą vykdyti nuomojamose patalpose ir tai veiklai specialiai nuomoti patalpas, o projekto metu įsirengti infrastruktūrą ir toliau vykdyti veiklą toje infrastruktūroje. Tai tokio tikslo, kad registruoti 5 metų ar 3 metų sutartį, tiesiog nėra. Taip. Kaip šiuo atveju reikėtų tą kriterijų tenkinti? Tuomet turėtų būti pasirašyta sutartis ir registruota būtent iki to laikotarpio, kada jau planuojate pasistatyti patalpas ir jas įregistruoti ir persikelti būtent į tas patalpas. Ir atitinkamai paskui paaiškinimas, kad tiesiog, kad jeigu vyks statybos projekto metu, tinka. Taip. Toksai kriterijus. Taip. O ten dabar dėl nuosavų lėšų turėjimo, kurią apimtį vertinsit? Ar kad projekto metu užteks pinigų, ar kad projekto metu plus tęstinumo metu užteks pinigų?
Vienas iš tinkamumo finansuoti kriterijų yra projekto finansinis tęstinumo užtikrinimas, tai tęstinumui irgi žiūrėsime. Ta prasme, pinigų suma, kurią akcininkų sprendimu arba paskolos sumą ar ne reikia įvertinti, tai būtent projekto įgyvendinimui ta suma turėtų būti numatyta, bet vis tiek iš įmonės balansų planuojamų pinigų srautų žiūrėsime, ar tas finansinis tęstinumas yra užtikrintas ir jeigu matysime, kad įmonėje yra rizikinga, kyla sunkumų, tuomet papildomai prašysime pagrindžiančių dokumentų paaiškinimo, kaip bus įgyvendinama po projekto. Tai skaupas bus ir projekto, ir tęstinumo užtikrinimas. Dar norėjau vieną klausimą. Dėl tos nusavybės. Jeigu mes į biudžetą neįtraukiam visiškai nei nuomos, nei ten jokių kitokių, reiškia, nekilnojamo turto naudojimo, tai ar čia būtina kažkokius tai dokumentus pateikti tokiu atveju? Ir vykdom MTF veiklas, esam paslaugų įmonė, sakysim, ir... Iš tikrųjų, tie dokumentai yra svarbus dėl to, kad įmonė turi teisę vykdyti veiklą tam tikrose patalpose, jinai turi patalpas vykdyti veiklą nepriklausomai nuo to, ar prašo finansavimo patalpų išlaikymui ar ne. Tai yra tiek ir tyrimų veikla, tiek ir infrastruktūros, jeigu įsigijimas ar neįrangos įsigijimas, kad jinai turi galimybę tą įrangą kažkur pastatyti ir ją naudotis. Na, tipo kompiuterius, ar ne? Sakykit, kokius tada dokumentus čia reikia pateikti tokiu atveju? Tai jeigu įmonė turi savo patalpas, tai iš registrų centro tiesiog išrašas, kad tos patalpos yra įregistruotos įmonės vardu. Tai registrų centro pažyma? Taip. Ačiū. Tai jeigu klausimų daugiau nėra, tai gal tuomet prie kitos dalies apie finansavimo sąlygas. Tai finansavimo sąlygas šiek tiek pakartosiu iš pirmojo etapo reikalavimų pristatymo, bet tas yra labai svarbu būtent jums nusistatyti biudžetą ir finansavimo prašomą sumą. Finansavimo dalis priklauso nuo įmonės statuso, apie kurį kalbėjo Gytis, tai kai nusistatysite, koks yra įmonės statusas, didelė, vidutinė arba maža ir labai maža įmonė, tai atitinkamai žinosite, koks yra bazinis finansavimo intensyvumas. Ir taip pat būtent priklauso nuo veiklos, kurią planuojate įgyvendinti, ar mokslinius tyrimus, ar eksperimentinę plėtrą, ar infrastruktūros sukūrimą ir plėtrą. Tai būtent moksliniams tyrimams yra bazinis 50%, eksperimentiniai ir infrastruktūros sukūrimui 25%, vidutiniai įmoniai plus 10% prisideda, labai mažai ir mažai įmoniai plus 20% punktų dėl to, kad skatinamas SVV subjektai yra skatinami. Taip pat iš reglamento, apie kurį Gytis minėjo, yra numatyta galimybė, kai projektas įgyvendinamas su partneriu, turėti plus 15% finansavimo intensyvumo padidinimą. Tai reiškia, kad įmonės bendradarbiavimas turėtų būti arba su privačia įmonė, kitų juridinių asmenių, arba su mokslo ir studijų institucija. Ir ta partnerystė turi būti pagrįsta, bendradarbiavimas turi būti veiksmingas. Tai kaip ir minėjau, prie šitų bazinių intensyvumų prisideda 15% punktų dėl bendradarbiavimo ir atitinkamai plus 10 arba plus 20% punktų priklausomai nuo įmonės dydžio. Tai vėlgi jūs jau žinote, kurios veiklos yra moksliniai tyrimai, kurios yra eksperimentinė plėtra, atitinkamai pasiskaičiuoti reikėtų. Didžiausia galima skirti suma MTEP veiklai yra 1 200 000, infrastruktūrai 3 milijonai. Tai reiškia, kad iš viso projekto didžiausia galima finansavimo suma yra 4 200 000, jeigu vykdote abi veiklas. Mažiausia suma yra 50 000, bet vėlgi čia yra finansavimo lėšų suma. Tai kaip apskaičiuoti tą finansavimo lėšų sumą, tai būtent moksliniai tyrimų veiklos išlaidas padauginat iš finansavimo intensyvumo, finansuojamosios dalies priklausomai nuo įmonės dydžio.
pridedate eksperimentinės plėtros išlaidas, kaip padaugintos iš finansuojamosios dalies ir taip pat plus infrastruktūra. Jeigu kažkurios vienos dalies nevykdote, tarkim vykdote tik mokslinius tyrimus, tai tik šitą apsiskaičiuojat, jeigu eksperimentinė plėtra plus infrastruktūra irgi atitinkamai vieną iš dedamųjų apsiskaičiuojate. Taip pat, kas yra svarbu dėl veiksmingo bendradarbiavimo ir išlaidų pasidalinimo, tai kad būtų užskaitytas veiksmingas bendradarbiavimas, jūs turite tinkamas finansuoti išlaidas pasidalinti tarp partnerių. Tai būtent jeigu su privačiu juridiniu asmeniu, tai projekto vykdytojas turi padengti pareiškėjas ne mažiau kaip 50% ir ne daugiau kaip 70% visų tinkamų išlaidų, tai reiškia 30% minimaliai partnerio išlaidos turi sudaryti. Jeigu įgyvendinama su mokslo ir studijų institucija, tai jos išlaidos turi sudaryti ne mažiau kaip 10% visų išlaidų. Ir atitinkamai, jeigu įgyvendinama tiek su privačiu, tiek su MSI, tai projekto vykdytoje nuo 50 iki 60% ir atitinkamai pasiskirsto privatus juridinis asmuo ir mokslo ir studijų institucija. Ar turit klausimų iš šitos dalies, kaip nusistatyti tuos finansavimo intensyvumus ir susidėti visą sumą? Taip. Buvo numatytas partneris Vilniaus universitetas ir tam tokia ekonominių tyrimų dalis reikalinga buvo, bet ta dalis buvo pripažinta netinkama projekte. Ar galime dabar partnerį tiesiog pašalinti, nes nebelieka prasmės jį turėti? Tuomet taip. Ir atitinkamai jūsų finansavimo intensyvumai skiriasi. Šito lentelė yra pateiktas pasidalinimas nuo pačio biudžeto. Sakykime, dėl nuosavo įnašo finansavimo, ar gali vienas iš projektų dalyvių padengti visą 100%? Tiesiog suteikdamas paskolą galbūt partnerių yra kažkokiu kitų būdų. Tai tuomet turėtų būti pasirašytos būtent sutartis ar ne, paskolos sutartis, įsipareigojimai skirti tam tikrą lėšų sumą ir tuomet galėtų tai būti taip. Bet svarbu dokumentus teisiškai susitvarkyti, kad būtų suteikiama paskolos sutartis, pavyzdžiui, partneriui, o partneris tuomet jau tomis lėšomis finansuotų savo dalį. Norėjau pasitikslinti, tas čia yra parašyta su privačiu juridiniu asmeniu kaip partneriu. Ne? Jeigu tų partnerių yra ne vienas, tai jie tarpusavį gali tuos 30% pasidalinti, ar ne? Tai jie nebūtinai tada mažėja pareiškėjų indėlis. Nesisumuoja plus, bet tas 30% dalinasi tarp partnerių. Ačiū. Tai tuomet gal prie kitos dalies apie tinkamas finansuoti išlaidas. Tai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kokios išlaidos jau kokios veiklos buvo pripažintos tinkamomis pirmojo etapo metu, atitinkamai pagal tai susidėlioti visą biudžetą, pasižiūrėti, kokios veiklos buvo pripažintos netinkamomis, jeigu buvo tam numatyta pinigų, tai ta pinigų dalis turėtų būti sumažinta būtent dabar jau antrajame etape, išbraukta. Ir būtent visos išlaidos turi būti būtinos projektui įgyvendinti. Taip, dabar šiek tiek apie visas tinkamas išlaidas detaliau, ką atkreipti dėmesį ir kas yra svarbu. Tai tinkamos finansuoti išlaidos yra išskiriamos MTEP veiklai ir paskui infrastruktūrai. Tai pradėsime nuo MTEP veiklos, būtent techninių žinių ir patentų įsigijimas. Tai svarbu, kad tie patentai būtų būtini tolesniam veiklų vykdymui, MTEP veiklų vykdymui. Kalbant apie MTEP paslaugų įsigijimo išlaidas, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad paslaugos turi būti būtent MTEP paslaugos, negali būti, pavyzdžiui, įsigijamos programavimo paslaugos, jūs patys padarote MTEP, o įsigijate tik programavimo paslaugas, kad kažkas suprogramuotų jau jūsų algoritmą ir gautųsi prototipas. Tai tokios išlaidos būtų jau netinkamos, būtent turi būti, kad perkamos paslaugos, kur būtų neapibrėžtumai moksliniai arba technologiniai ir gautą rezultatą jūs panaudotumėt. Svarbu taip pat, kad
perkamos paslaugos ir jūsų darbuotojų vykdomos užduotis nesidubliuotų ir būtų aiškiai atskirtas, ką perkate ir kokį rezultatą gaunate ir ką jūsų projektą vykdantis darbuotojai daro ir kokį rezultatą gauna ir paskui kaip vienas paslaugos rezultatas ir jūsų rezultatas, kokį galutinį rezultatą jau duoda. Ir konsultavimo ar lygiavertės paslaugos, tai taip pat irgi gali būti įsigyjamos. Labai svarbu, kalbant apie paslaugas, jau kartu su paraiška pateikti aiškę techninę specifikaciją, ką konkrečiai norite pirkti, kokius užduotis paslaugos teikėjas turėtų jums atlikti, kokį rezultatą tikitės ir taip toliau, kad būtų galima nustatyti ir kainą ir būtent ar nesidubliuoja funkcijos su projekto vykdančiais darbuotojais. Tai dėl konsultavimo paslaugų irgi labai aiškiai turėtų būti išskirta, dėl ko konkrečiai jūs konsultuositės ir kas jums yra svarbu. Taip pat svarbu, kad visos šitos išlaidos neviršytų 75% viso MTEP veiklai skirto biudžeto. Taip pat kita išlaidų kategorija tai yra medžiagos reagentams, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams. Tai būtent visos medžiagos jūsų tyrimų atlikimui. Taip pat jeigu kurite prototipą, tai prototipo sudedamosios dalis, kad jį būtų galima sukonstruoti ir fiziškai ar ne turėti ir išbandyti. Čia atkreiptinas dėmesys į tai, kad tinkamos išlaidos yra tik trumpalaikiam turtui įsigyti. Tai reiškia, jeigu jūs pagal jūsų apskaitos standartus trumpalaikis turtas yra nuo 500 eurų ar ne, tai viskas, kas viršė 500 eurų, jau priskiriama ilgalaikiam turtui ir atitinkamai tokios išlaidos šiandien nebėra tinkamos. Tai jau būtų laikoma prie MTEP infrastruktūros, kur galima įsigyti ilgalaikį turtą. Tai svarbu labai skaičiuojant biudžetą ir išlaidas išskirti, kur yra trumpalaikis turtas ir kur yra ilgalaikis turtas. Atsiprašau. Tai yra kažkokia dalis mechanizmų, sakykime, kainuojantį brangiau negu 500 eurų. Tuomet pagal apskaitos standartus prototipo dalis, kuri greičiau yra sunaudojama, irgi gali būti priskiriama prie trumpalaikio turto. Kita išlaidų kategorija tai būtent ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas. Tai jūs projekto metu naudosite savo turimą įrangą, infrastruktūrą ar ne, kuriai galite prašyti nusidėvėjimo išlaidų padengti. Svarbu, kad tai infrastruktūra nebūtų įsigyta iš viešųjų lėšų, nes jau tokios įrangos nusidėvėjimas nebėra tinkamas, nes tai būtų dvigubas finansavimas. Jūs gavote finansavimą infrastruktūros nusipirkimui ir tuomet dar papildomai gautumėt finansavimą už jos nusidėvėjimą, tai jau viršytų visas ribas, apie kurias kalbėjo Gytis iš valstybės pagalbos pusės. Taip pat turi būti išlaidos nusidėvėjimas patirtas tinkamumo finansuoti laikotarpį, tai yra projekto įgyvendinimo metu. Kas svarbu yra, kad projekto metu negali būti, kaip ir minėjau, ir nusipirkti tą įrangą ir dar prašyti jos nusidėvėjimo, tai tas yra negalima. Ką jūs galite pasirinkti, kadangi yra skirtingi finansavimo intensyvumai, tarkim, moksliniams tyrimams ar ne, ir įrangos įsigijimui, tai jūs galite apsispręsti, kad nusiperkate įrangą iš nuosavų lėšų ir finansuojate nusidėvėjimo išlaidas projekto įgyvendinimo metu, arba perkate įrangą kaip MTEP infrastruktūrą ir tuomet tai yra įrangos ilgalaikio turto įsigijimas. Čia svarbu apsiskaičiuoti būtent, kiek laiko tą įrangą naudosite ir jeigu naudosite visą projekto laikotarpį ir ta įranga nusidėvės per 3 metus per projekto laikotarpį, tarkim, ar ne, tai turbūt bus jums priimtiniau per nusidėvėjimą finansuoti, vėlgi, jeigu tai yra moksliniai tyrimai. Jeigu yra eksperimentinė plėtra, tai sąlygos nesikeičia, ar ne, ir turbūt paprasčiau yra už sąskaitą, pirkimo, pardavimo sąskaitą, ar ne, pateikti agentūrai, gauti apmokėjimą už visą sumą, o ne kiekvieną mėnesį deklaruoti nusidėvėjimo išlaidas. Tai reiktų čia pasižiūrėti ir pasiskaičiuoti, kuris jums variantas yra priimtinesnis. Taip pat darbuotojo darbo užmokestis. Tai svarbu būtent, kad skaičiuojant darbo užmokestį
būtų arba pagal istorinius duomenis apskaičiuotas darbo užmokestis, arba pagal rinkos kainas, tai tam tikros pareigybės atlyginimas. Jeigu nėra aišku, viena iš galimybių yra Lietuvos mokslo taryba nusistatė fiksuotus įkainius tyrėjų darbo užmokesčiams, tai irgi galima pasinaudoti tą rekomendaciją, ten priklausomai nuo tyrėjų kategorijų darbo užmokestis svyruoja nuo 5 iki 25, man atrodo, eurų per valandą. Tai vėlgi galima pasižiūrėti, kaip vienas iš pagrindžiančių dokumentų galėtų būti. Svarbu, kokias klaidas dažnai matome, kad į paraišką įtraukiant į biudžetą nėra įtraukiami, tarkim, darbdavio mokesčiai, tai yra tinkamas ir darbdavio mokesčiai, atostoginiai, pašalpos ligų metu ir taip toliau, tai visi šitie mokesčiai gali būti įtraukti į projekto biudžetą ir apskaičiuojant darbuotojui skirtą darbo užmokestį. Vertinime taip pat kokios klaidos, net ne klaidos, bet ką svarbu įsivertinti, būtent darbuotojų darbo valandas, nes nustatydami tinkamas išlaidas daug dėmesio skiriame ar tai užduočiai, tai veiklai atlikti tikrai reikia tiek valandų ir dažnai būna, kad tiesiog mažiname darbuotojų darbo valandas, dėl ko atitinkamai mažėja projekto biudžetas. Tai vėlgi reiktų žiūrėti, kiek valandų reikia tam tikrai užduočiai atlikti, tam tikrai veiklai atlikti ir sudėlioti projekto darbuotojus, kad logiškai susisietų viskas. Kokios netinkamos yra išlaidos, tai išmokos švenčių, jubiliejų ir kitomis progomis, galbūt įmoniai tai yra įprasta, kad gauna tokias išmokas ar ne, bet tos išmokos nėra tinkamos finansuoti iš struktūrinių fondų. Taip pat asmenims, kur išlaidos yra besidubliuojančios, tai yra tiek ir projekto vykdantiems darbuotojams, jeigu jų tarpusavėje veiklos funkcijos besidubliuoja, tiek ir kalbant apie paslaugų įsigijimą ir darbuotojų darbo funkcijas. Jeigu matome, kad besidubliuoja funkcijos, tai atitinkamai mažiname išlaidas ir darbo laiką. Taip pat, ką svarbu atkreipti dėmesį, skaičiuojant projektą vykdančius ir administruojančius asmenys, kad tas pats asmuo negali ir vykdyti, ir būti atsakingas už projektą. Tai projekto vadovas, kuris yra prie administruojančių asmenų priskiriamas, neturėtų būti projektą vykdantis asmuo, nes tas pats žmogus negali ir daryti veiklų ir priimti paskui rezultatų. Tai šitas yra nuostata iš rekomendacijų dėl išlaidų atitikties. Taip pat yra tinkamos finansuoti ir komandiruočių išlaidas. Tai komandiruotės gali būti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Svarbu atkreipdėmėsi, kad komandiruotės negali būti už ES ribų. Į komandiruotės galite vykti tik tai ES ribose ir tos išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 15% visų tinkamų išlaidų. Tai į 15% įeina ne tik komandiruotės, bet ir darbo užmokestis, dienpinigiai ir visos išlaidos, kas susijusios su veiklos vykdymu ne Lietuvoje. Taip pat tos komandiruotės turi būti susijusios su projekto veiklomis, tai reiškia, kad nuvažiuoti į parodą ir šiaip pasižiūrėti, kokios rinkos tendencijos, tai nebūtų tinkamos finansuoti išlaidos. Jeigu jūs važiuojate į užsienį ar pas partnerius ar dar kažkur, turi būti labai aiškus pagrindimas, kodėl jums reikia būtent nuvykti į tą komandiruotę, kokias žinias parsivežti, kokią patirtį parsivežti ir kaip tai bus panaudota įgyvendinant projektą. Jau prie MTEP veiklai jau į pabaigą yra netinkamos finansuoti išlaidos, kokios gali būti. Tai taip pat yra įrangos nuomos išlaidos ir patalpų nuomos išlaidos, skaičiuojamos pro ratą principu. Tai reiškia, jeigu įmonė turi 80 kvadratų patalpų ir 40 kvadratų yra skiriama projektui įgyvendinti, ten vykdomos MTEP veiklos, tai pusę nuomos išlaidų galima finansuoti per projektą, kaip tinkamas išlaidas įtraukti. Jeigu 30% patalpų, tai atitinkamai priskirti projektui. Tas pats ir su įranga. Jeigu, tarkim, turite nuomojamą įrangą, tai vėlgi reikia pasižiūrėti, kiek įrangos laiko bus naudojama ar ne būtent projekto įgyvendinimui, ir įrangos nuomos išlaidos irgi gali būti įtrauktos į projektą.
Ir netiesioginės išlaidos projekto administravimui, tai būtų pagal aprašo 10 priedą apsiskaičiuojate priklausomai nuo rangos išlaidų dalies ir nusistatote maksimalų procentą. Ir visos šitos išlaidos tiek 7, tiek 8 punkte nurodytos kartu negali sudaryti daugiau kaip 10% tinkamų finansuoti veiklai skirtų lėšų. Dar atkreiptinas dėmesys, kad administravimui projektų tiek finansininkas, tiek administratorius, tiek lėšos biuro prekiams būtų į netiesioginės išlaidas skaičiuojamos. Ar turite klausimų iš šitos dalies? Įmonė savo verslo plane nurodė, kad eksportuos ne į ES rinkas ir sukurs produktą, kuris bus tinkamas pritaikyti ir ES ir, tarkim, Brazilijos rinkoje. Ar ir tuo atveju, pavyzdžiui, komandiruoti į Braziliją, susitikti su potencialiais pirkėjais, išsiaiškinti jų reikalavimus, kad geriau atitikti, negalėtų būti finansuojama, ar aiškiai pagrindus, kodėl tai susijęs su projektu, galėtų būti finansuojama? Ne, už ES ribų jokios komandiruotės negali būti. Sakykite, ar turimo įrangos nusidėvėjimo išlaidos gali būti įskaitomos kaip nuosavas į įmonės ar institucijos indėlis projekte? Ne. Būtent jūs nuosavas indėlis tai turėtų būti jau iš finansavimo lėšų, ar ne? Ten rekomendacijos yra kitiems punktams pritaikyta tokia galimybė. Kitoms sąlygoms šiuo atveju neturėtų tai būti. Ir antras klausimas. Ar cheminiai reagentai, kurių kaina yra didesnė negu 500 €, tai laikomas trumpalaikis ar ilgalaikis turtas? Tai priklauso nuo įmonės politikos, ar ne? Tai iš kriterijų būna dažniausiai suma ir laikotarpis, per kurį turi būti sunaudojama, kad būtų priskiriama ilgalaikiam turtui. Paprastai tai būna, jeigu turtas naudojamas ilgiau negu 1 metus, ar ne, ir tam tikra suma, tai tuomet ilgalaikis, jeigu netenkina tų sąlygų, tuomet trumpalaikis. Tai reikėtų pasižiūrėti įmonės apskaitos politiką, kas yra priskiriama ilgalaikiam turtui. Bet greičiausiai reagentai ir medžiagos būtų prie trumpalaikio. Ačiū. Norėjau paklausti čia. Pagal pirmą skaidrę šitos dalies, ar laboratoriniai tyrimai priskiriami paslaugoms ir kuriai eilutei? Laboratoriniai tyrimai, jūs Taip, jeigu užsakytumėte tyrimus, Taip. tai būtų prie MT paslaugų, būtent prie MT įsigijimo paslaugų, jeigu tuos tyrimus atliktų, ir visa šita, tai ką dabar kalbėjau, ar ne, tai yra 5 kategorija, būtų į vieną kategoriją įdedama. O pagrindimas šitų išlaidų kas būtų? Komerciniai pasiūlymai. Jūs techninę specifikaciją parašote, kokius tyrimus reikėtų jums atlikti ar ne, ir įmonės pateikia komercinius pasiūlymus. Ar laboratorijos tam tikros. Taip, ačiū. Dar tada vienas klausimas dėl licenzijos. Jūs ten parašėte, kad licenzijos pirkimas turi būti daromas pagal rinkos kainas. Iš kur jūs trauksite licenzijų rinkos kainas? Ar kažkokia vieta yra oficialiai, ar kažkaip tai? Iš tikrųjų, tas yra atėjęs reikalavimas iš reglamento, bendrojo išimties reglamento. Ir čia yra svarbu, kad nenusipirktumėte licenzijos susitarę ne rinkos kainą, ar ne, tarkim, jeigu jūsų ar akcininkas ar kažkas turi licenzijuotą produktą, ar ne, tiesiog jums parduoda susitarimo metu kažkaip už didesnę kainą arba už labai mažą kainą. Tos rinkos kainos tai priklausomai nuo licenzijos, kai kurios yra aiškios ar nelabai viešai skelbiamos, o kai kurios tiesiog yra jūsų susitarimas su pardavėju, būtent kokį pardavėjas pasiūlo, bet svarbu, kad tai būtų iš trečiųjų šalių, kad nebūtų slapto kažkokio susitarimo elementų perkant patentus ar licencijas. Taip, bet kai kuriais atvejais tą licenzijos kainą nustatyti nėra taip paprasta, dėl to, kad jeigu, pavyzdžiui, tai yra nauja technologija kažkokia tai, kur licenzija dar nebuvo parduota, pirkimai nebuvo daryti, tokiu atveju ta licenzijos kaina gali būti nuo labai mažos iki labai didelės, yra toks labai didelis neapibrėžtumas. Taip, bet iš tikrųjų, kas yra rinka, tai rinka yra ta, kas perka, vienas perka, kitas parduoda. Tai jeigu susitariama yra ar ne būtent tarp
jeigu jums ta kaina yra tinkama, pardavėjas irgi už tą kainą parduoda, tai būtų irgi kaip rinkos kaina. Svarbu, kad nebūtų slapto susitarimo. Jeigu trumpai papildyti, dar tiesiog Ignas Paukštys LVP irgi dirbo ekspertų skyriaus vedėjas, tai kolegė labai teisingai sako, jeigu privačioje rinkoje du laisvai konkuruojantis ūkio subjektai arba ne konkuruojantis, bet verslą darantis sutiktų už tą sumą išsigyti jūsų tą know-how licenciją, tai ir yra rinkos kaina. Jeigu tai būtų tik, kad su struktūrinių fondų investicija tokia kaina pasidaro ir privačiai nieks tiek nemokėtų už tokį daiktą, tai nebūtų rinkos kaina. Čia jeigu taip paprastai atsakant. Tai principas iš tikrųjų, vėlgi, turėtų būti užtikrintas mokesčių mokėtojų pinigų efektyvus naudojimas. Ir šitoje vietoje ir pagrindinis dalykas. Nustatyti ją, be abejo, jeigu jau iki to tektų prieiti, tai reikėtų bandyti suprasti, reiškiasi, sąnaudas, kurios buvo patirtos sukuriant tai, tačiau tai nėra vienintelis rodiklis ir tai negali būti absoliutus dydis, kad būtent ta licencija verta tiek, kiek sąnaudos kainuoja, nes Windows sukurti kainuoja brangiau negu kad, tarkim, jie po kiek yra pardavinėjami. Tai tą irgi reikia suprasti. Tai, trumpai tiek būtų. Ar galima paklausyti dėl tų išlaidų pagrindimo, kai yra komercinis pasiūlymas, sakėt, medžiagom ir paslaugom, tai kiek tų pasiūlymų reikia? Vieno užtenka ar 3 reikia? Kaip tą pateikti? Tai komercinių pasiūlymų bent 3 prašome, 2-3 komercinių pasiūlymų, vėlgi priklauso nuo perkamų prekių ar paslaugų. Jeigu yra vienintelis, tarkim, tiekėjas ar ne, tai žinoma, kad tik vieną komercinį pasiūlymą jūs ir galėsite pateikti. Bet jeigu yra rinkoje daugiau paslaugų ar prekių tiekėjų, tai reikėtų apsiklausti tuomet bent 3 ir pateikti komercinius pasiūlymus. Ten prie kiekvienos tos eilutės, kur išlaidos, tai turi būti tada numeriai komercinių pasiūlymų kažkokie įrašyti ir visą tą sąrašą kiekvienas reagentas ir kaip ten mažiausia kaina tada privalo eiti. Tai iš tikrųjų su reagentais ar ne kalbant, tai tie komerciniai pasiūlymai jūs turbūt reagento iš kiekvieno reagento iš skirtingų įmonių paprastai neperka, tai yra tam tikra įmonė, kuri teikia visą spektrą reagentų ar ne, tai jūs galite norimas įsigyti medžiagas, reagentus, tiesiog į tą patį vieną komercinį pasiūlymą paprašyti, kad pateiktų visam spektrui medžiagų komercinį pasiūlymą ir taip tuomet būtų kaip medžiagų reagentų komplektas, kuriam yra pateikiamas komercinis pasiūlymas. Tai bendram galima imti ir brangiau, jeigu iš vieno perki daug. Atsiprašau, neišgirdau. Nesvarbu. Tai žiūrėkit dėl tų komandiruočių. Tai dabar į Didžiąją Britaniją, jeigu suplanuoti komandiruoti iš 2 metų, sakykime, yra Graikija pas mus ir Didžioji Britanija. Tai bus tam vienas už metų, kitas už 2. Tai kaip čia dabar, ta prasme, jūs nebefinansuojate Londoną, ar galima numatyti? Kol kas Didžioji Britanija yra Europos Sąjungoje, tai. Jeigu iki to laiko išmes, pavyzdžiui, Graikiją, tai jau tada atpulsta šitos išlaidos. Tuomet išlaidas tuo metu jau būtų netinkamas. Supratau, gerai, aišku. Lygiai tas pats dėl komandiruočių, tai Norvegija netinkama reiškia, Šveicarija taip pat. Taip. Gal galit pakomentuoti, kas yra susitarimas dėl licenzijos pirkimo? Aš dėl licencijų ir paslaugų, aš norėjau tik pasitikslinti, turbūt LVP laikys, kad licencijų ir paslaugų pirkimai turi būti tik iš nesusijusių šalių, ar teisingai? Sakykime, jeigu motina turi patentą, aš iš jos perku, tai turbūt nebus tinkamos finansuoti išlaidos. Vėlgi tai turi būti įrodyta, kad nėra slapto susitarimo. Jeigu jums tas patentas yra būtinas ir svarbus ir niekas daugiau neturi to patento, tai žinoma, projektui įgyvendinti jis yra reikalingas. Svarbu tuomet pagrįsti įrodyti, kad tai yra, nėra slapto susitarimo elementų ir yra už rinkos kainas įsigytas tas patentas. Tai kokie įrodymai turi būti pateikti? Vėlgi, rinkos kaina, ar ne, tai yra, gali būti arba sąnaudos tam tikros, plus marža tam, ar ne, pelno marža, arba apsiklausti būtent kiek įmonė už parduotų tą licenciją arba patentą rinkoje viešai prieinamoje. Atlikti apklausą? Įmonių būtent dėl licencijų. Tai jeigu yra kelios licencijos, tai taip, jeigu, ar jūs turite omeny parduoti? Aš kalbu apie vienintelį licenciją. Vienintelį licenciją.
Tai tuomet turėtų būti tos įmonės pasiūlymas ar ne, ir jeigu mums kiltų pagristų įtarimų ar abejonių, kad tai yra per didelė kaina, ar ne, tai atitinkamai tuomet pateiktume detalesnius klausimus ir paprašytume konkrečių jau dokumentų. Vėlgi priklauso nuo patento licencijos, kurią ketinate įsigyti. Aš norėčiau paklausti tokio klausimo apie tuos 3 komercinius pasiūlymus vienam daiktui. Tarkim, mes dirbam su vaizdinė medžiaga ir yra tam tikrų tipų kameros, kurių, tarkim, iš viso pasaulyje 3 ar 4 gamintojai, kurie tam fiksuoja tam tikrus reikalingus spektrus. Mūsų kaip eksperimentinės plėtros verslo plane buvo prašyta, kad mes ištestuosim visus gamintojus ir parinksim geriausią, nes dažniausiai pagal parametrus jie yra labai panašus arba skiriasi labai nedaug, tačiau praktiniam panaudojime vienas gali būti tinkamas, kitas gali būti netinkamas ir tai yra kaip ir vienas iš pagrindinių produkto kūrimo etapų. Tai tuo atveju reikėtų pateikti visus 4 komercinius pasiūlymus ir pabrėžti, kad kiekvienas yra kaip ir unikalus, ar pateikti 4 ir sakyti, kad ir pirksim visus 4 skirtingus, nes jeigu tikslas yra ištestuoti visus gamintojus, esančius rinkoje, mes negalim tiesiog pasirinkti pagal mažiausią kainą. Tuomet turėtumėt pateikti komercinius pasiūlymus visų ir jeigu daugiau nėra gamintojų, tai taip, tų visų gamintojų kas yra. Ir pateikti pagrindimą, kad naudosime visus. Minėjote, kad vertinsite veiklų apimtį pagal valandas, ne? Tai klausimas yra, kaip mes turim pagrįsti ir vertinti, įvertinę mes esam, sakykime, valandų poreikį, ne, bet kaip jums būtų tinkama pagrįsti tą valandų poreikį, kad vėliau jisai nebūtų kvestionuojamas. Ir kokiu pagrindu jūs, ta prasme, vertinsit, ar tai yra pakankamai per mažai ar per daug? Tai valandų poreikis, jūs jau apsirašėte MTEP veiklas, ką jūs darysite, yra užduotis, kokias užduotis darys tyrėjai ar ne, tai tas pagrindimas būtent ir yra priskirti, kiek tyrėjų tą veiklą jau kas yra numatyta atliks ir kiek laiko jie atliks tą veiklą. Tai čia būtent ir yra tas pagrindimas, kad būtų aišku, kokie darbuotojai, kokias užduotis atliks ir kiek laiko. Kaip bus vertinama, tai vėlgi žiūrėsime pagal patirtį, pagal praktiką ir remsimės ir ekspertų rekomendacijomis, kiek tam tikrai užduočiai atlikti reikia skirti laiko ir tuomet būtent ir rašysime, jeigu matysim, kad per daug, tai parašysime, koks mūsų nuomonė turėtų būti skirtas valandų skaičius tam tikrai užduočiai atlikti. Dar pasitikslinti norėjau, sakykime, maketo gamybai perkami komplektuojantis gaminiai, kurių kaina daugiau kaip 500 eurų. Tai būtų kaip medžiaga, ar kaip inventorius, ar trumpalaikis turtas. Tai jeigu maketo gamybai, tai būtų prie trumpalaikio turto. Ir dar noriu gal patikslinti, turbūt tas 500 eurų kažkaip visiems įstrigo, čia buvo kaip pavyzdys. Sumą reikėtų žiūrėti pagal įmonės apskaitos politiką, ar ne, kokia yra, gali būti ten ir 3000 ir kažkiek, tai yra tik pavyzdys. Taip, tai turiu dar komentarą ten dėl UK. Tai sakyčiau, mano vertinimu, kadangi UK metė pinigus bendrą katilą visiems šitiem dalykam finansuoti, kurie dabar bus finansuojami šitie projektai ir neketina iš to dalyko trauktis ir iš Europos komisijos tų didžiųjų programų neketina trauktis, tai matyti jos liks ant dalyvauti ir jūs neturėsit galimybės uždrausti važiuoti į tas šalis. Bus matyti turbūt po metų, po kelių. Gal, aišku, visai gali būti. Tai dar turiu tokius klausimus kelis, labiau praktinius. Tai tiesiog teko irgi nemažai bendrauti, kas rengia tas paraiškas ir kaip planuojasi. Tai pagal naudos kokybės atrankos metodiką ten yra skiriama balai už sukurtų produktų skaičių. Ne? Tai, sakykime, gal mes apie naudos kokybės dar aš kalbėsiu, tai gal... Dar kalbėsite, taip. Ne? Dabar apie tinkamas išlaidas, paskui apie stebėsenos rodiklius, naudą kokybę, tai supratau, gerai, gal tuomet ir atsakysiu. Gal atsakysite, ačiū. Jeigu vadovas prie administracijos, tai jisai patenka į tą 10%? Taip.
jeigu yra, sakykime, kažkoks konkursas patalpų ir jis baigėsi spalio mėnesį ir šiaip vasarą nesigauna tos padaryti nuomos sutarties, tai pagal tas taisyklės, jeigu rugpjūčio 31 dieną tiem 3 metam ar 5 po projekto pabaigos nėra kažkokio registravimo ar tos sutarties pateikiama, tai jūs toliau nesvarsto tą projektą, atmetat ir tiek žinių. Kažkaip taip. Tai yra parengtumo reikalavimai, jeigu jūs paaiškinsite ir nurodysite priežastis ar ne kokios yra, tai tuomet vis tiek mes tas priežastis vertinsim, žiūrėsim ir nėra taip, kad jeigu nėra dokumentų iš karto atmetam, pasižiūrėsim priežastis. Galima ten tempt gumą, kažką parašyti, kad planuoji taip ir net neprivalo būti nuomos sutartys. Turbūt netempti gumą, bet... Ja, negali pateikti, tai nebūtina eiti ieškoti kitos vietos, kitoj pusėje, kad tik būtų kažkokia sutartys. Papildomai ir net tas apėjimas turbūt nebus tikslingas. Kažkaip. Dizaino paslaugos yra tinkamos išlaidos ar ne produkto dizainas? Produkto dizaino priklausomai nuo to, ar ten tik tai, ta prasme, maketą kažkokį sukurti ir padaryti ir nereikia mokslinių ar technologinių neapibrėžtumų spręsti, tai tuomet būtų netinkama. Jeigu tai yra tas dizainas dar apima ir kažkokius funkcinius dalykus ar ne, būtent kur reikia išspręsti tam tikrus technologinius neapibrėžtumus, tuomet būtų tinkama. Tai gal tuomet toliau apie likusias tinkamas finansuoti išlaidas, būtent infrastruktūrai. Tai gali būti kaip išlaidos tinkamos statybos išlaidos, jeigu tai yra ekonomiškiausias ir efektyviausias būdas. Tai reiškia, kad turėtumėt pagrįsti, jog kiti būdai patalpų nuoma nėra, ta prasme, ekonomiška, efektyvu, kad yra pigiau ir efektyviau pasistatyti pastatą, negu jį išnuomoti arba rekonstruoti. Taip pat yra tinkamos finansuoti rekonstravimo ir kapitalinio remonto išlaidos ir turėtų tai pagerinti turto naudingąsias savybės. Svarbu atkreipti dėmesį, kad einamojo remonto išlaidos yra netinkamos finansuoti. Tai reiškia, jeigu jūs norite perdažyti sienas ir sutvarkyti patalpas, tai tokios išlaidos netinkamos. Turi būti jau kapitalinis remontas, kai keičiamos laikančiosios konstrukcijos, stumdomos ir taip toliau, kad atitiktų pagal statybos įstatymą. Taip pat yra tinkamos finansuoti baldai tyrėjų darbo vietoms. Tai vėlgi priklauso nuo to, kiek tyrėjų planuojate įdarbinti, būtent projekto įgyvendinimui, atitinkamai gali būti baldai įsigyjami. Kompiuterinė ir programinė įranga, tai turi sudaryti ne mažiau kaip 50%, nedaugiau, tai yra kaip 50% visų MTEP infrastruktūros veiklai skirtų išlaidų. Ne viso projekto, bet būtent 10 veiklai skirtų išlaidų. Ir programinė įranga turi būti standartinė, tai reiškia, kad negalite įsigyti programinės įrangos kūrimo būtent per šitą kaip MTEP infrastruktūrą. Čia gali būti įsigyjama tik standartinė programinė įranga, kuri yra jau rinkoje. Taip pat patentai licencijos susijusios su MTEP infrastruktūra, tai būtent jeigu įsigijate įrangą ir yra tam tikra programinė įranga prie bandomosios įrangos ar ne, tai programinės įrangos įsigijimas irgi būtų tinkamas tam, kad galėtumėte atlikti veiklas. Ir paskutinis yra įrengimai, įranga, prietaisai, įrenginiai ir kitas turtas, tai visas ilgalaikis materialus turtas, kuris būtų naudojamas MTEP veiklų vykdymui, produkto kūrimui ir taip. Tai čia jau daug visokių pavyzdžių gali būti, tiek nuo laboratorinės įrangos, bandomosios gamybos, kažkokio testavimo ir taip toliau, bet visas turtas turi būti naudojamas būtent produkto sukūrimui. Ir galima įsigyti finansinės nuomos ar lizingo būdu, bet visas tas turtas turėtų priklausyti iki projekto pabaigos būtent projekto vykdytojo nuosavybei.
Vėlgi svarbu atkreipti dėmesį, kad nėra finansuojama mokslo ir studijų institucijų infrastruktūra. Tai reiškia, kad infrastruktūrą gali įsigyti tik tai pareiškėjas arba partneris privatus juridinis asmuo. Taip pat nėra finansuojama viešai atviros prieigos centruose prieinama arba klasteriuose prieinama infrastruktūra. Tai reikia pasižiūrėti, ar planuojama įsigyti įrangą, jos nėra atviros prieigos centruose ir negalite jūs jos panaudoti būtent pasinaudodami atviros prieigos paslaugomis. Ir dar viena iš galimybių, kuri yra numatyta apraše, tai yra galimybė naudoti gamybinę įrangą produkto testavimui, bandomai gamybai, bet tuomet proporcingai būtent naudojamam laikui jūsų turima įranga, dalis išlaidų galėtų būti tinkamos finansuoti, įrangos įsigijimas, gamybinės įrangos įsigijimas, tiesiog mažesnė apimtimi būtų finansuojama, nes pagal panaudojimo laiką būtent produkto bandomai gamybai, testavimui ir panašiai. Tai turite klausimų iš šitos dalies, iš įrangos įsigijimo ir statybos arba rekonstrukcijos? Taip, klausau. O dabar mokslo ir studijų. Mikrofoną. Aš garsiai šneku. Aš norėjau paklausti dėl mokslo ir studijų institucijų infrastruktūros, reiškia jų nusidėvėjimas, jisai tinkamas finansavimui ar ne? Nusidėvėjimas būtų... Ne naujos įsigijimas, bet būtent nusidėvėjimas. Jeigu įranga yra nenusipirkta iš struktūrinių fondų ar kitų viešųjų lėšų, paprastai mokslo ir studijų institucijos infrastruktūra didžioji dalis yra įsigyta iš valstybės lėšų. Jeigu ne, tai taip, tuomet būtų tinkama. Tai tuomet dar apie netinkamas finansuoti išlaidas trumpai. Tai pridėtinės vertės mokestis, kurį galima įtraukti į PVM atskaitą, yra netinkamas finansuoti. Tai nepriklauso nuo to, ar įmonė yra PVM mokėtojas ar nėra. Jeigu jinai turi galimybę tapti PVM mokėtoju ir įtraukti į PVM atskaitą PVM, tai tokios išlaidos nėra tinkamos finansuoti. Taip pat išlaidos, kurios padidina sąnaudas, bet nepadidina pridėtinės vertės nesukuria, tai prabangos kažkokios prekės irgi yra netinkamos finansuoti, tai yra turi būti būtinos minimalios išlaidos projekto veiklų įgyvendinimui. Rinkos kainas viršijančios išlaidos, tai dėl to ir prašoma pateikti komercinius pasiūlymus, kad būtų galima palyginti rinkos kainas ir pasižiūrėti. Taip pat svarbu, kad išlaidos projekto vykdytojas negali pirkti prekių paslaugų iš projekto partnerio ir atvirkščiai, nes tai yra netinkamos finansuoti išlaidos. Dėliojant biudžetą svarbu į tai atkreipti dėmesį. Dar viena numatyta sąlyga, tai yra išlaidos patirtos ankstesniuose technologinės parengties lygiuose nei nustatytas projekto kūrimo technologinės parengties lygis. Tai reiškia, kad jeigu jūs vykdote eksperimentinę plėtrą, jau kūrė tą patį prototipą projekto įgyvendinimo metu, tai jau išlaidos, kurios reikia informacijos surinkimui, mokslinių tyrimų atlikimas jau būtų netinkamas. Jeigu jūs pradedate nuo mokslinių tyrimų, tai tuomet kas jau numatyta, tai tos išlaidos tinkamos, bet kas jau buvo patirta anksčiau, jau tampa nebetinkamos finansuoti. Ir taip pat, kaip ir minėjau, infrastruktūra, kuri yra prieinama viešai arba klasteriuose. Išlaidas pagrindžiantis dokumentai, tai kaip ir kalbėjome, komerciniai pasiūlymai, pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį 6 mėnesių vidurkius, nuorodoje į rinkoje esančias kainas ir panašus dokumentai, kurie pagrįstų būtent jūsų išlaidas. Kas yra svarbu, kad kartu su verslo planu turi būti užpildyta verslo plano priedai, priklausomai nuo vykdomos veiklos, 1A arba 1B dalis arba abidvi dalis. Tai šiek tiek vėliau atsidarysime ir parodysiu, į ką svarbu atkreipti dėmesį pildant tuos priedus. Ar turite klausimų iš šitos dalies? Aš dėl pasiūlymų dar turiu klausimų. Sakykit, jeigu medžiagos yra įsigyjamos, būtinai turi būti 3 pasiūlymai skirtingų tiekėjų ar ne? Tai yra
menkavertis, ta prasme mažavertis inventorius. Taip, bet vis tiek turėtų būti, kadangi medžiagos, priklausomai nuo medžiagų kainos irgi labai svyruoja, priklausomai nuo tyrimų ir turėtų būti 3 komerciniai pasiūlymai. Ką jūs galite padaryti, tai turbūt apjungti visas reikiamas medžiagas ir paprašyti kelių tiekėjų būtent pateikti komercinius pasiūlymus medžiagų komplektų, kurį ketinate įsigyti. Ačiū. Klausimėlis dėl technologinės parengties lygių. Tai dabar aš taip suprantu, kad vertinimo metu, jeigu nebuvo tiesiogiai atsiųsta kaip ir tokia konstatacija, kad tavo TRL-as tenais toksai netitinka to, kad tu čionais deklaravai savo MT plane, tai viskas, ką tu pateikiai, tarkim, pradėjai nuo 4, baigiai 6 ar pradėjai 4, baigiai 8, viskas, ką tu susirašai, jeigu tu negavai kažkokios tai išvados, kad šita dalis netinka, o ta tinka, viskas buvo priimta taip, kaip tu susirašai. Iš tikrųjų, pirmame etape buvo vertinamos veiklos, ar jos yra MT-pas ar ne. O tai jeigu, tarkim, kažkuri veikla išsibraukė ir jūs matėt, kad tai yra susijęs su technologinės parengties lygiu, tai teikiant antram etapui turėtumėt pasikoreguoti, bet technologinės parengties lygis bus vertinamas naudos ir kokybės vertinimo etape, už ką yra suteikiami balai. Tai būtent antrame etape jau bus vertinamas technologinės parengties lygis. Dar dėl tų ilgalaikio turto, kur yra, sakykime, nusidėvėjimas arba infrastruktūra, galima ir taip daryti. Ir, sakykime, nusidėvėjimui skirtą įrangą, tarkim, įmonė nusprendžia nusipirkti įrangą, kad išvengti viešųjų pirkimų, greičiau nusipirkti ir po paraiškos nusiperka pridavimą. Ar tas privalo būti tas turtas nusidėvėjimui jau iki paraiškos padavimo būti nupirktas ir parodyta, ar užtenka vieno komercinio pasiūlymo, nes čia kaip ir įmonės nuosavas reikalas, į ten nebūtina daryti apklausų, aš kaip suprantu. Jeigu nėra nupirkta jau paraiškos pateikimo metu, planuojama dar tik tai pirkti tą įrangą, vis tiek turėtų būti komerciniai pasiūlymai ne vienas, o keli. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu jūs planuojate visą įrangą nusidėvėti projekto įgyvendinimo metu, tai reiškia lygiai ta pati suma, ką jūs ar nusipirksite, ar nudėvėsite, vis tiek mes turime patikrinti, ar tai yra rinkos kaina. Tai bet kokiu atveju, ar jinai pirkta, sakykime, prieš pateikiant paraišką, ar po turi būti 3 pasiūlymai? Jeigu įranga jau nusipirkta prieš pateikiant paraišką, jau jūs turite tą įrangą, tai žinoma pasiūlymų jau nereikia, tiesiog nurodote tą įrangos įsigijimo vertę, ką jūs jau turite. Bet jeigu planuojate dar tik tai pirkti, tai tuomet turi būti komerciniai pasiūlymai. Jeigu gali pavėluoti pirkimas, tai reikia iš karto rinkti 3, kad būtų parodyta, kad čia neapgavo nieko. Taip? Turėtumėt pasižiūrėti, ar ne? Ta prasme, jeigu jau jūs vykdote pirkimą, yra susitarimai aiškus laimėtojos, ar ne, apsižiūrėjote rinką, tai galite tiesiog pateikti tą informaciją. Ačiū. Kokie dokumentai gali būti pateikiami, jeigu mokslo studijų institucija, kaip partneris dalyvaujanti, turi preliminarias sutartis dėl pirkimų? Ir visom grupėm tų pirkinių mes turim, sakysim, su vienom kitom įmonėm sudarę tas preliminarias sutartis. Kokius tada pasiūlymus mes turim pateikti? Tai tuomet pagal tas preliminarias sutartis jūs galite nusirodyti kaip pagrindžiančius dokumentus. Bet tada vieno tik tai komercinio užtenka? Ar vėl peržiūrinėt kelias? Ne, jeigu įmonė, ta prasme, jau turi preliminarią sutartį viešųjų pirkimų būdu ar įsigyta yra, tai tiesiog pagal tą sutartį pateiksite pagal sutartį įkainius, kurie yra numatyti toms medžiagoms įsigyti ir viskas. Ačiū. Aš dėl darbo užmokestį pagrindžiančių dokumentų. Universitetas turi savo vidinę tvarką, pagal kurį yra skaičiuojami darbo užmokesčiai projektuose. Ar užtenka pateikti universiteto nustatytą tvarką, reiktų kiekvienai pareigybei paimti pažymas apie priskaičiuotą išmokėtą darbo užmokestį per 6 mėnesius? Ne, jeigu yra tvarka bendra universitete, tai tiesiog tą tvarką pateikti. Ačiū. Tas pasiriečia ir kitom institucijom, jeigu mes, pavyzdžiui, pagal, reiškia, LMT patvirtintą tą skaičiuoklę.
turime atlyginimus paskaičiuotus, tai mums irgi tos tvarkos užtenka pateikti. Tai jeigu pagal LMT įkainius nusistatę esate ar ne, tai tiesiog pateikite nuorodą į LMT įkainius, kad pagal tai jūs rėmėte, skaičiavote ir tuomet atitinkamai biudžetą apskaičiuosite. Ačiū. Aš dar turiu klausimą. Antrame etape galima detalizuoti veiklas, kuris pirmame etape nurodėm ar ne? Išskirstyti, nes, sakykime, jeigu labai bendrai nurodėm, detalizuoti galima ar ne? Detaliau aprašyti yra galima, bet tiek, kiek nekeičia veiklos turinio esmės iš tos pusės, ta prasme. Veiklos turinio esmės nepakeis, bet, sakykime, jeigu buvo viena didelės, nežinau, pusė puslapio viena veikla aprašyta ir mes dabar matom, kad mes ją galim išskirstyti į keletą veiklų, tą galima daryti antrame etape ar ne? Galite išskirti į kelias veiklas, bet vėlgi reikėtų pasižiūrėti iš administravimo pusės. Aš šiek tiek vėliau parodysiu paraiškos pačią formą, ar ne, tai pasižiūrėti iš administravimo pusės, ar jums tai nebus per daug sunku administruoti, kai yra labai daug veiklų nusimatyta. Tiesiog klausimas yra, kad vienoje veikloje sudėjom ir MTTP ir tą eksperimentinę veiklą, tai tiesiog išskirt. Taip, būtų gerai administraciniu būdu. Taip. Tai gal toliau, jeigu dar turėsit paskui klausimų, galėsiu atsakyti apie stebėsenos rodiklius, tai pagrindai, ką atkreipti dėmesį. Yra keli privalomi stebėsenos rodikliai, tai subsidijas gaunančių įmonių skaičius, tai būtent projekto vykdytojas būtų vienetas ir iškart pasiekiamas, kai pasirašoma sutartis. Privačios investicijos atitinkančios viešąją paramą, tai būtent yra jūsų indėlis į projekto tinkamas finansuoti išlaidas ir į netinkamas finansuoti išlaidas. Tai savo nuosavą indėlį jūs čia įrašysite ir pasiekiama kartu su projektą įgyvendinant, teikiant mokėjimo prašymus. Kiti du rodikliai, vieną iš jų galite pasirinkti. Tai įmonių gavusių investicijas, kad pateiktų naujų rinkos produktų arba įmonės produktų skaičius. Vėlgi čia yra tik projekto vykdytojas, kadangi įmonė gavusi investicijas reiškia projekto vykdytojas, kas pasirašo sutartį. Tai būtų vienas vienetas tiek vienu, tiek kitu atveju ir skaičiavimo apraše yra numatyta, kad jeigu įmonė pateikė rinkai naujų produktų, bet taip pat tai yra ir nauja įmonės lygiu, tai turėtumėt pasirinkti abu rodiklius. Jeigu tai yra nauja ir įmonė į rinkai, tai tuomet abu. Jeigu nauja arba įmonė, arba tik rinkai, bet įmonė nenauja, tai tuomet viena iš jų. Ir investicijas gavusios įmonės pajamų gautų iš rinkai sukurtų produktų santykis su skirtomis investicijomis. Tai skirtos investicijos reiškia finansavimo sumą, kurią gausit, matysite jau vertinimo pabaigoje ir nebus galima žinoti. O pajamas planuojate, būtent verslo plane suplanuojate pajamas, kiek iš produktų gausite. Ir čia svarbu atkreipti dėmesį, kad skaičiuojamos tiek projekto vykdytojo, tiek partnerio planuojamos gauti pajamos. Tai kai kituose rodikliuose skaičiuojamas tik projekto vykdytojas, tai šiame rodiklyje ir partnerio planuojamos gauti pajamos turėtų būti įtraukiamos. Ir yra pasirinktini stebėsenos rodikliai, tai įmonėse sukurtos darbo vietos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu darbo vietos yra sukūriamos tik projekto veiklų įgyvendinimui, tai rodiklis nebūtų pasiekiamas, darbo vietos turi būti sukūriamos nuo projekto pradžios ir per 3 metus po projekto pabaigos ir turi būti išlaikomos 3 arba 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos, priklausomai 3 ar 5 metai nuo įmonės dydžio. Tai jeigu rinksite šitą rodiklį, svarbu, kad būtų išlaikytos darbo vietos ir jos sukurtos projekto metu arba per 3 metus po projekto. Taip pat svarbu, kad darbo vietos turi būti sukurtos viso etato ekvivalentais. Tai yra pilna darbo diena turėtų darbuotojas dirbti ir darbo sutartis pasirašytos būti. Jeigu yra sezoninės arba pusės etato, tarkim, darbo sutartis, tai atitinkamai rodiklis perskaičiuojamas į visą etatą ir būtų 0,5, 0,6 ir taip toliau, priklausomai nuo to, kaip įdarbinti planuojate. Ir kitas pasirinktas stebėsenos rodiklis įmonių bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis skaičius.
Tai čia svarbu tiems, kurie su mokslo ir studijų institucijomis kaip partneriais ateina įgyvendinti projektą. Ir taip pat, jeigu įgyvendinamas projektas ir su privačiu juridiniu asmeniu kaip partneriu ir su mokslo ir studijų institucija, tai tuomet į rodiklį traukiamos 2 įmonės. Tai yra ir ne tik projekto vykdytojas, bet ir privatus partneris, jeigu projekte dalyvauja mokslo ir studijų institucija. Ir dar, kas svarbu atkreipti dėmesį, svarstant ar pasirinkti papildomus stebėsenos rodiklius ir svarstant apskritai apie projekto įgyvendinimą, kad jeigu nepasieksite įsipareigotų stebėsenos rodiklių, tai arba finansavimas gali būti sumažintas, arba gali būti nutraukiama sutartis, jeigu tai būtų jau susiję ir su projekto tikslo nepasiekimu. Tai čia svarbu atkreipti dėmesį. Matau, klausimų yra. Pasirinktinų stebėsenos rodiklių. Jeigu projektai yra numatytos kurti tyrėjų darbo vietos, ar šis rodiklis privalomai turi būti pasirinktas ar nebūtinai? Jeigu yra numatyta sukurti tyrėjų darbo vietas tik projekto įgyvendinimo metu, tai tuomet nepasirinkite šito rodiklio, jeigu numatote infrastruktūros įsigijimą ar ne, ir toje infrastruktūroje numatote sukurti darbo vietas, tai tuomet turėtumėt pasirinkti tą rodiklį. O jeigu tiesiog MTEPO veiklos, tyrėjų vietos, ir projektai neplanuojate, be infrastruktūros? Tai neprivaloma pasirinkti. Ačiū. Vieną skaidrę atgal. Antrame punkte yra nuosavas indėlis, taip? Taip. Jūs sakot, kad pirmi 4 punktai tai yra pareiškėjo, vykdytojo, ne partnerių, reiškia, rodikliai. Paprastai tai privačios investicijos, tai sudaro bendrai. Taip, atsiprašau, patikslinam. Taip, teisingai. Viskas aišku. Ir projekto partnerio nuosavas indėlis ir pareiškėjo. Aš norėjau dėl pajamų skaičiavimo. Kaip žinia, jeigu aš projektą įgyvendinu su mokslo studijų institucija arba universitetu, tada klausimas, kokias pajamas gaus iš projekto universitetas. Kaip aš jas galiu įvertinti? Jisai kuria žinias, jisai tas žinias galbūt patentuos. Jeigu jam pavyks patentuos, kokias pajamas iš patentavimo gaus, aš neįsivaizduoju. Iš patentų pardavimo ar aplamai parduos, ar jis parduos straipsnius, aš neįsivaizduoju. Juolab, kad produktai yra va čia ir įvardinti, kad kaip ir vykdytojo pareiškėjo nuosavybė. Nes aš pateikiu kaip pareiškėjas 4, 5 ar X produktų rinkai, iš tų produktų gaunu pajamas ir prie ko čia partneris. Partneris nepateikė jokių produktų. Aš kalbu apie universitetą. Jūs kartu su projekto partneriu pasirašysite jungtinės veiklos sutartį, kurioje yra numatyta, ar ne, kaip pasidalinate ir intelektinę nuosavybę ir viską, tai jūsų partneriu turėtumėte įsivertinti, ar partneris planuoja uždirbti tam tikras pajamas ir atitinkamai skaičiuoti šitą rodiklį. Gali būti, kad partneris ir neplanuoja komercializuoti produkto ar ten iš patentų gauti pajamų ir taip toliau. Tai jūs turėtumėt kartu įsivertinti, kiek realu uždirbti iš planuojamo sukurti produkto ir ar partneris uždirbs ar ne. Tai reiškia, jeigu aš partnerystės sutartį arba jungtinės veiklos sutartį įsivardinu rezultatus, kad jeigu mano sukurti produktai yra pareiškėjo, sakykime, nuosavybė ir visos gautinos pajamos, tai, kas sukurta intelektinė nuosavybė, sakykime, atsidalinama atitinkamai. Ir partneris gali padeklaruoti, kad jisai neplanuoja gauti iš to jokių pajamų. Ar teisingai suprantu? Taip, gali būti, kad jūsų verslo plane yra numatyta tiesiog, kad projekto vykdytojas viską komercializuoja, o partneris veiksmingai bendradarbiaudamas savo intelektinėmis žiniomis prisideda ir viskas. Tuomet pajamos bus tik pareiškėjo, tada išlaidos bendros, pareiškėjas plus partneris. Taip, vis tiek finansavimo suma skirta. Aišku, dėkui. Jūs paminėjote jungtinės veiklos sutartis.
pateiks, ar antram etapui su visais dokumentais ir jos turi būti pateikiamos, ar jau tik tai sėkmės atveju po vertinimo? Ne, jau antram etapui turi būti pateikiamos jungtinė veiklos sutartis. Tai gal toliau tuomet apie naudos ir kokybės vertinimo kriterijus. Tai būtent yra projekto metu sukurto produkto reikšmingumo lygis, tai vertinamas ir naujumo lygis, ar produktas yra naujas įmonės lygių, rinkos lygių ar pasaulio lygių ir atitinkamai priklausomai nuo sukurtų produktų skaičiaus. Tai vėlgi produkto naujumas yra vertinamas, jūs nusirodote produkto naujumą, jau kai kuriems iš jūsų buvo nurodyta, kad tai nėra pasaulio lygio naujumas, tai yra rinkos lygio naujumas, tarkim, arba kitos pastabos buvo teikiamos, tai tas pastabas atsižvelkite rašydami, teikdami paraišką antrajam etapui ir atitinkamai dabar kaip tie balai dėliojasi. Taip, klausau. Iš karto čia į temą labai klausimėlis, o tai jeigu nebuvo išvados, kad tai ne pasaulinis tavo produktas, tai reiškia, kad jau pripažinta, kad esi pasaulinis ir planuotis visus šitos rodiklius pagal tai? Nebūtinai. Vertinsim antrame etape. Čia, kadangi yra naudos kokybės vertinimas, tai dar vertinsime per naudos kokybės. Tai iš esmės yra pilnas neapibrėžtumas tiek dėl tavo produktų pasiskirstimo pagal šitas kategorijas, tiek pagal technologinės parengties lygį. Gali būti visaip dar, gali būti pripažinta, gali būti nepripažinta. Pirmas etapas šiandien nieko neužfiksavo. Nes pirmas etapas vertino tai, ar atitinka sumanę specializaciją ir apskritai, ar tos veiklos, kas yra numatyta, ar yra ten mokslinių technologinių neapibrėžtumų, ar yra MTEP veikla. Ačiū. Ir viskas. Tai vėlgi, jeigu planuojami 2 produktai pasaulio lygio, tai būtų 5 balai, atitinkamai priklausomai nuo produktų skaičiaus, čia matote formulės yra galima gauti nuo 0 iki 5 balų. Turbūt 0 negausi, nes vis tiek jau kažkokį produktą bent jau įmonės rinkos lygių sukursite, planuojate sukurti, tai atitinkamai bus vertinamas produktų skaičius. Tai jau produktų skaičius neturėtų keistis priklausomai nuo to, kas buvo numatyta. Tai reiškia, kad dar papildomai naujų produktų antrame etape jau neturi atsirasti. Tai, ką planavote sukurti, kokius produktus, tai su tais pačiais produktais ateinate į antrąjį etapą. Taip pat yra projekto metu sukurtų produktų komercinimo potencialas, tai ką kalbėjome apie technologinės parengties lygis yra vienas iš kriterijų, būtent status quo paraiškos projekto pradžioje, koks buvo technologinės parengties lygis ir įgyvendinus projektą. Atitinkamai yra suteikiami balai priklausomai nuo technologinės parengties lygio ir šitas lygis yra numatytas MTEP etapų klasifikacijos apraše. Taip pat iki 2 balų gali būti skiriama priklausomai nuo produkto pateikimo rinkai laikotarpio. Tai jeigu produktas pateikiamas iki 1 metų ar iki 2 metų, atitinkamai skiriami balai. Jeigu produktas pateikiamas vėliau negu per 2 metus, tai už šitą dalį kriterijaus balai nebūtų skiriami. Aš gal pabaigsiu apie visus ir tuomet galėsime dar apie naudą kokybę detaliau. Taip pat pajamų santykis su tinkamomis finansuoti išlaidomis. Tai vėlgi yra jūsų planuojamos pajamos, ką mes jau kalbėjome dėl stebėsenos rodiklio ir tinkamos finansuoti išlaidos santykis. Ir čia jau jūs negalite įsivertinti konkrečiai, kiek balų galėtumėte gauti, nes bus ranguojami visi projektai nuo didžiausio santykio iki mažiausio ir pirmas 20% projektų pirmieji gauna 5 balus, kiti 20% 4 balus ir taip toliau. Tai labai priklauso nuo to, kaip kiti projekto vykdytojai prisidės prie, nusistatys kokį rodiklį ir koks santykis gausis. Aš gal apie visus papasakosiu ir tuomet dar galėsime sugrįžti. Taip pat yra pareiškėjo patirtis numatyta, tai vertinamas dalyvavimas tarptautiniuose MTEP projektuose, skirtuose mokslo ir verslo bendradarbiavimuose, tai FP7, Horizontas 2020 ir panašiuose.
ir suteikiama yra iki 3 balų gali būti suteikiama priklausomai nuo to, ar jūs įgyvendinote projektą, tai suteikiami 3 balai. Jeigu teikite paraišką, bet dėl finansavimo sumos nepraėjote, suteikiami 2 balai. Jeigu buvo paraiška atmesta dėl kitų priežasčių, bet ne MTEP priežasčių, tai būtų 1 balas. Ir jeigu buvo neįgyvendinote tarptautinio projekto arba buvo paraiška atmesta dėl to, kad tai nėra MTEP projektas, tai balų negaunate. Ir taip pat yra deklaravimo statistikos departamentui MTEP veiklai skirtas lėšas, tai jeigu deklaravote, tai suteikiami balai, jeigu nedeklaravote, balai nėra suteikiami. Tai vertinama pagal paskutinius metus, pagal 2015 metus. Už 2015 metų statistikos departamentui turėjote pateikti informaciją iki gegužės mėnesio. Ir taip pat prie strateginių programų prisidėjimo, tai prie Baltijos jūros regiono strategijos tikslo ir veiksmų plano įgyvendinimo, jeigu prisidedate, gaunate 5 balus. Taip pat prie horizontaliojo prioriteto kultūra ir prioriteto sveikata visiems. Tarp institucinio veiklos plano. Tai jeigu prie strateginių dokumentų prisidedate, tai už kiekvieną gaunate po 5 balus. Jeigu neprisidedate, negaunate. Tai tiek apie naudos kokybės vertinimą, gal turite klausimų? Dėl vertinimo kriterijus, kuris kalba apie MTEP patirtį vykdant projektus. Tai jeigu šiuo metu yra pateiktas vertinimui projektas ir tikėtina, kad nebus įvertintas per tą laikotarpį, kol intelektai bus vertinami, tai suteikime 2 balai? Taip. Tada ar dėl programų yra kažkokie laikotarpio apribojimai, tai prasme, per visą įmonės veiklą? Per paskutinius 3 metus. Per paskutinius 3 metus. Ir tada dėl Horizonto 2020, tai visos programės yra tinkamos ir skaičiuojamos kaip... Nes ten iš principo yra Horizontas 2020 verslo mokslo bendradarbiavimo, MTEP projektams, tai taip. Ir tada dar vienas klausimas dėl komercializavimo. Ten pirmi metai po projekto, ar 2 ar 3, ar turi būti kažkoks įmonės įsipareigojimas, pagrindimas, kada planuojamas komercializavimas? Tai jūs komercializavimą parodote pildydami verslo planą, kada planuojate gauti pajamas iš produktų ir atitinkamai verslo plane turėtumėte aprašyti būtent prielaidas ir kada jūs jau ketinate, ta prasme, komercializuoti tą produktą, kokių jums išteklių reikės tam, kad komercializuotumėt, visas prielaidas surašyti ir tas bus vertinama. Tai to užtenka? Taip. Ir sakykime, ar šitas balas gali būti perskaičiuojamas po projekto įgyvendinimo pabaigos? Jeigu, sakykime, planuojam 1 metais, bet taip nutiks, nežinau, krizė ir panašiai ir komercializuosim 3 metais, atitinkamai skirtingi balai būtų suteikti ir galbūt... Iš tikrųjų žiūrėsime ir priklauso nuo to, ar įmonė būtų gavusi, ta prasme, praėjusi minimalų balą ar nebūtų praėjusi minimalaus balą. Tai yra galimybė, kad gali būti pervertinama. Ačiū. Dar klausimas vienas, galima. Dėl atitikimo ES Baltijos jūros regiono strategijai. Ar nėra taip, kad praktiškai automatiškai visi projektai atitiks, kadangi tai yra MTEPas? Ne. Tai inovacijos? Ne, iš tikrųjų inovacijos ten yra tarptautinis ir bendradarbiavimas, ar ne, būtent numatomas, tai tikrai ne visi projektai yra numatyti, kad tarptautinio bendradarbiavimo būtų ir prisidėtų prie to tarptautinio bendradarbiavimo projekto. Aš turiu klausimus. Jūs minėjot pirmoji turbūt skaidrėje dėl technologinės parengties lygmenų, kad balai prisideda. Nuo kurio lygio prisideda? Ta prasme, ar yra svarbu, kad ten ar prototipo sukūrimas, ar prototipo realizavimas? Tai priklausomai nuo lygio jūs gaunate tiesiog balus. Šis kriterijus yra skirtas paskatinti kuo daugiau, kuo arčiau rinkos esančius produktus ar ne. Tai kuo didesnis technologinės parengties lygis, tuo didesnis balas yra. Bet jis iš anksto žinomas ar ne? Pavyzdžiui, sakysim, jeigu man ten 4 į 5 lygį ar iš 5 į 6, ar skiriasi tada tie balai skiriami? Ir kaip jie skiriasi? Taip, balai skiriasi.
Tai aš žinau tos visą parengties tos lygmenys, bet... Tiesiog aš turiu aprašą atsinešusi, tai aš galėsit prieiti, parodysiu, koks konkretus balas už kokį technologinės parengties lygį. Ir dabar dar kitas klausimas dėl dalyvavimo Horizonto projektuose ir reiškia Lietuvos tos nacionalinėse programuose. Ar tai vertinama tik tai paties pareiškėjo, ar ir mokslo studijų institucijos, kuri kaip partneris dalyvauja? Tik pareiškėjo. Tik pareiškėjo. Ir kitos Lietuvos nacionalinės programos, sakysim, kaip ten sveikas senėjimas, ar mitos organizuojami, mitepiniai tie, jie nesiskaičiuoja, balų neduoda? Turėtų būti tarptautinis. Supratau. Tai mitos organizuojami yra nemažai tarptautinių. Taip, tarkime, Eureka ar ne, tai taip, Eurostaras, taip, tai yra tarptautiniai, taip. Aš norėjau paklausti dabar pajamų ir tinkamų išlaidų santykis ir ten procentaliai nuo didžiausių iki mažiausių. Taip. Kadangi projektai konkuruoja tarpusavį pagal atskiras sumanios specializacijos kryptis, ar balai bus paskirstomi tarp atskirų sumanios specializacijos krypties projektų, pavyzdžiui, energetika, ten sveikata, ar visi išranguojami nuo A iki Z ir po to kaip ten gausis, taip gausis? Iš tikrųjų labai geras klausimas. Tai dar aš pasitikslinsiu šitą klausimą ir paskelbsim viešai ir jeigu jūs po seminaro dar pasakysit savo kontaktus, tai dar atsiųsiu dėl rangavimo paties. Konkuruoja pagal sumanios specializacijos kryptis, tai greičiausiai, kad taip, bet sakau, dar pasitikslinsiu šitą vietą. Taip, klausiu. Klausimas dėl pajamų. Čia tas stebėsimas ar rezultato. Dėl pajamų klausimas. Pajamos šiuo atveju tik pareiškėjo skaičiuojamos ar ir partnerio? Ir partnerio. O tai kaip tada bus tenais tose lentelėse partnerio prognozės, jeigu ten tik tais pareiškėjo numatyta pajamų prognozė N metų į priekį? Yra numatyta pajamos, ta prasme, iš produkto komercializavimo, tai yra būtent pagal produktus, jeigu kažkuris produktas būtų komercializuojamas pareiškėjo, jūs tiesiog turėtumėt verslo plane pažymėti šitą, kad tai yra partnerio, tai yra komercializuojamas produktas ir už jį gaunamos pajamos. Tai Excelinėje lentelėje to priedo būtų pateikta informacija tik tais pareiškėjo, o partnerio nebūtų pateikiama. Jinai būtų prie šito punkto kažkur tai atskirai reikėtų paminėti, kad įsiskaičiuoja tokios ir tokios pajamos partnerio. Taip. Ačiū. Vis tiek man lieka klausimas dėl pajamų pareiškėjo ir partnerio. Kadangi pajamas reikės deklaruoti per 3 metus po projekto pabaigos, ar ne? Projekto eigoje plus 3 metai. Tai reiškia, aš uždarau projektą, tada klausimas, ar aš su partneriu dar turėsiu gyventi bendrai 3 metus. Ta prasme, kas teiks ataskaitas, aš turiu atsakyti už partnerio ataskaitų pateikimą, už pajamų padeklaravimą, už jo teisingą apskaičiavimą ir panašiai. Kaip tas techniškai arba kaip tos ataskaitos turės vykti. Aš suprantu, jeigu tai yra privatus asmuo, tai galbūt, vis tiek atsakomybę neša pareiškėjas. Ataskaitas turi duoti po projekto pareiškėjas. Tai aš turiu, kaip tada tolimesnis mūsų gyvenimas? Iš tikrųjų, taip, projekto vykdytojas yra atsakingas už rodiklių pasiekimą, už ataskaitų teikimą ir visus dokumentus. Ir jis jau su partneriu turi tarpusavėje susitarti, jeigu numatytas ir partnerio pajamos, kad jie jungtinės veiklos sutartį gali įsipareigojimą įdėti ar ne, kad partneris įsipareigoja tam tikrą pardavimų kiekį atlikti ir taip toliau. Jau kaip jūs su partneriu susitarsite, tai yra jūsų reikalas, rekomenduojama į jungtinės veiklos sutartį tiesiog įsirašyti tam tikras nuostatas, kad paskui jums būtų paprasčiau bendrauti su partneriu. Taip, turiu dar klausimėlį tada dėl vieno punkto, už kurį skiriami taškai, tai yra sukurtų produktų skaičius, ne? Tai man jisai toks yra slidus pakankamai, kadangi skirtingas gali traktavimas atsirasti, tai turbūt jūsų išaiškinimas šitoje vietoje labai padėtų.
Tai, sakykime, tokia hipotetinė situacija, kad yra sukūriama projekto metu tam tikra technologija, kurios pagrindų galima į rinką pateikti, kad ir 3 skirtingus produktus. Bet realiai tai know-how ir, sakykime, inovacija yra būtent toj technologijai kažkokioje dalyje. Ne? Tačiau aš galiu įrodyti, kad yra 3 produktai, turi skirtingas rinkas, skirtingos tikslinės grupės ir skirtingą revenue streamą. Ne? Tai dabar klausimas, kaip atrodo tai paraiškoje. Ar tai yra 3 produktai, ar tai yra viena technologija ir jūs sakysit, aš suprantu, kad jūs čia labai norit daugiau balų, bet iš principo tai inovacija yra viena, ne 2, ne 3. Vėlgi priklauso nuo projekto ir kaip jūs matote pačias projekto veiklas, nes jeigu pagrindinis neapibrėžtumas yra technologijos sukūrimas ar ne, bet paskui vis tiek yra vykdomos MTEP veiklos atskirų produktų sukūrimui ir tie produktai yra visiškai skirtingos rinkos, visiškai skirtingi, ta prasme, parametrai ir poreikis ar ne, tai būtų kaip 3 produktai. Bet jeigu tai yra produktų grupė, pavyzdžiui, ten rankų kremas, kojų kremas ir dar kažkas, tai tuomet būtų į produktų grupę ir kaip vienetas. Taip. Taip, dar šiandien būtų prie to pačio klausimas. Jeigu, sakykime, tokia situacija, kad kuriama įranga ir dar kuriamas kaip įrangos panaudojimo būdas gaminti tam tikrą produktą su tokia įranga arba su panašia įranga ir tas gamybos būdas būtų patentuojamas, taip pat kaip ir pati įranga. Tai šiandien klausimas būtų, ar šiandien būtų 2 skirtingi produktai, jeigu būtų padarinėjama įranga, kuri būtų ir kartu greičiausiai su tuo pačia įranga tas panaudojimo būdo kaip patentas, bet galėtų būti pardavinėjimas ir patentas atskirai, jeigu būtų sukuriama kokios nors kito juridinio asmens, koks nors panašiai įranga, kuri galėtų taip pat naudoti tą gamybos būdą, apdirbti tam tikrą medžiagą ir gaminti tam tikrą produktą. Manau, kad tai būtų vienas produktas. Ta prasme, būtent gamybos būdas plus patentas ir net tai būtų vienas produktas. Nes iš principo tas patentas ir ta įranga yra to paties tęsinys. O jeigu būtų tiesiog pardavinėjimas gamybos būdas be pačios įrangos? Produkto rezultatas būtų tik patentas, gamybos būdas ar tam tikras? Projekto rezultatas būtų, kad būtų sukuriama įranga ir būtų sukuriamas gamybos būdas. Bet tam gamybos būdai tinka ta įranga. Bet jeigu teoriškai yra kokia nors kita įranga, kuri galbūt atlieka panašią funkciją mūsų sukurtam prototipui, tai galim būtų ir kitą įrangą panaudoti tam gamybos būdui. Tai aš klausiu, ar tas vien tik tai gamybos būdo kaip patentų pardavimas būtų irgi atskiras produktas? Taip. Jeigu tik gamybos būdas pardavinėjamas ir jisai vienas numatytas kaip pajamos, tai taip, tai būtų kaip produktas. Tai taip šiandien, jeigu mes pardavinėtume įrangą su patentu ir patentą atskirai, čia būtų kaip 2 produktai. Taip. Aš norėčiau grįžti dar prie to klausimo, kur buvo apie ataskaitas po projekto pasibaigimo. Dabar, jeigu partneris mokslo ir studijų institucija negeneruoja pagal jungtinės veiklos sutartį pajamų, ar jos finansinės ataskaitos po projekto pasibaigimo taip pat bus būtinos, ar jau tuo metu nebereikės jų? Ne, nereikės. Reiškia, tik tai tuo atveju, jeigu generuojamos bus pajamos. Ir jeigu, ta prasme, numatyta, priklausomai nuo to, kaip numatytas stebėsenos rodiklis, jeigu nenumatyta jame mokslo ir studijų institucijos indėlis į pajamas, tai tuomet nereikės tų dokumentų pateikti. Aš dar turėčiau panašų klausimą. Ar bus tada, tarkim, įmonė už veiksmingą bendradarbiavimą plus 15%, jeigu, prie sumos, jeigu dalyvauja kartu su mokslo ir studijų institucija? Ir kaip tai turėtų tada, kaip tas veiksmingas bendradarbiavimas atrodys, jeigu, tarkim, jungtinės veiklos sutarty vaisių pasidalinimas, intelektinė nuosavybė ir taip toliau, jeigu yra kuriamas, tarkim, vienas produktas, kurį pardavinės, tarkim, pareiškėjas, ir kokia tada dalis gautųsi
mokslo studijų institucijos prisidėjimo, tarkim, ir tų visų vaisių raškymo ir jo, tokio. Tai iš tikrųjų jungtinės veiklos sutartį turi būti numatytas tiek naudos pasidalinimas, intelektinės nuosavybės pasidalinimas, jisai turi būti numatytas jungtinės veiklos sutartį. Čia turbūt klausimas dėl pajamų, jeigu buvo, tai neprivaloma, ta prasme, iš to paskui įsipareigoti, kad gaus pajamas iš tos intelektinės nuosavybės. Bet jos pasidalinimas tarp pareiškėjo ir partnerio, jisai turi būti numatytas, kad būtų veiksmingas bendradarbiavimas. Šita lentelė projekto kūrimo metu po projekto. Čia projekto metu. Ta prasme, projekto ir 3 metai po projekto, ką planuojate. Nes po projekto jau gali būti nenaujas tas daiktas. Ta prasme, viskas juda į priekį. Taip, bet vis tiek tai vertinama dabar, ką jūs planuojate projekto metu ir po projekto per 3 metus, kokius produktus sukurti. Dar dėl... Kad po 3 metų tas produktas gali būti nenaujas tos aplinkybės. Taip, aš suprantu šitą, kad tokia rizika yra. Turbūt net ir dabar pasaulinio lygio produktas net ir po metų jisai gali būti nebenaujas, jeigu kažko konkurentas iš Amerikos ar ne, greičiau viską padarys ir paleis rinką, tai ta rizika visada yra. Dar dėl to patirties tenai, kur parašyta pareiškėjo, ten duodami, kiek ten 3 balai, jeigu dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Tas FP ten 7, jeigu tai ten privalo pats pareiškėjas kaip įmonė būtų dalyvavęs, jeigu tarkim jo ten pagrindiniai vykdytojai yra dalyvavę, tai tas nesiskaito, tik jeigu įmonė jinai nedalyvavo, tai šitas atpuola. Taip. Gal tuomet toliau šiek tiek laikas, kadangi eina ar ne, tai dabar šiek tiek pagrindinė informacija dėl paraiškos pildymo. Jeigu galėtumėt paraiškos formą parodyti, į ką atkreipti pagrindinį dėmesį. Tai svarbu turbūt, kad būtent būtų išskirta, būtų išskirta mokslinių tyrimų veikla ir eksperimentinės plėtros veikla. Būtent prie veiklų būtų atskirai, kadangi tai yra skirtingi finansavimo intensyvumai. Ir taip pat rekomenduojame, tarkim, jeigu yra mokslinių tyrimų veikla, tai kaip fizinį rodiklį nusimatyti veiklos. Oi, atsiprašau, nerodo. Tai nusimatyti veiklos dalį tarp veiklos ataskaitą, jeigu tai yra viena ataskaita pateikiama kaip mokslinių tyrimų rezultatas ir įgyvendinama su partneriu, tai atitinkamai proporcingai pasiskirstyti, kurią ataskaitos dalį įsipareigoja partneris, pavyzdžiui, 0,5 arba 0,33 vieneto ir kurią pareiškėjas. Dėl ko svarbu išskirstyti pagal partnerius ir pareiškėją, dėl to, kad vėlgi tai yra skirtingi finansavimo intensyvumai ir turi būti aišku, kokia išlaidų dalis yra skiriama partneriui, kokia pareiškėjui ir kaip atsiskiria jų išlaidos. Tai rekomenduojame iš tikrųjų labai daug veiklų nenusimatyti labai detalių, nes tiesiog bus administravimui labai daug laiko reikės skirti, išskirti mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir atitinkamai pagal partnerį ir pareiškėjus išskirstyti fizinius rodiklius. Tai čia pagrindinė tokia rekomendacija iš pildant pačią paraišką.
Taip pat, jeigu atidarytumėt 1A priedo, tai vėlgi, kai nusistatote rodiklius ar ne, fizinius rodiklius, tai kiekvienas šitas langelis yra atskiras fizinis rodiklis. Tai tarkim, jeigu mokslinių tyrimų veikla, projekto vykdytojo dalis, tai būtų ar ne, pasirenkate veiklos tipo moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, fizinio rodiklio pavadinimą ir atitinkamai čia visas išlaidas, kurios būtinos tam rodikliui pasiekti, būtent moksliniams tyrimams, detaliai surašote. Čia yra labai daug ir paslaugų numatyta, ir turto nusidėvėjimo ir taip toliau. Tai tam, kad kai užpildysit lentelę, likusias dalis tiesiog paslėpti, kad būtų galima ją atspausdinti ir būtų jau aiškus vaizdas būtent paties projekto. Tai dėl ko ir rekomenduojame labai daug nenusistatyti fizinių rodiklių, nes kuo daugiau fizinių rodiklių, tuo daugiau ir čia būtų tų lapų, nes kiekvienam fiziniam rodikliui atskiras lapas yra numatytas. Čia vėlgi Tuomet ir pareigybės yra skirtingos su skirtingų darbo užmokesčių visų, ar ne? Tuomet kreipkitės į mus, mes padėsime jums papildyti Excelį, nes mes jau maksimaliam tokiam stengiamės, bet matyti, kad vis tiek yra dar didesnis poreikis. Būtina kiekvienoje veikloje, pavyzdžiui, rentete ir moksliniuose tyrimuose eksperimentiniai išskirti pareiškėją ir partnerio dalį, pavyzdžiui, partneris eksperimentiniai jau nebedalyvauja, tik moksliniuose, tai tada lieka tik pareiškėja dalis. Taip, priklausomai nuo to, kokias veiklas vykdo pareiškėjas ir partneris. Svarbu atskirti. Ir čia vėlgi pasirenkate dar finansavimo intensyvumą pagal tą lenteles, kurias rodžiau priklausomai nuo to, ar tai moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra ir priklausomai nuo įmonės statuso. Ir aš tą pačiu dar noriu paklausti, jeigu projekto gyvenimo metu kuriami 7 produktai, tai visiems tiems 7 reikia išskirti ir mokslinį tyrimą, ir eksperimentinį, ir dar plus vykdytojo ir partnerio dalį, taip? Jeigu 7 produktams reikia atlikti, ta prasme, tai yra tos pačios technologijos pagrindų ir tie patys moksliniai neapibrėžtumai yra ir paskui tik kaip rezultatas gaunasi mokslinių tyrimų rezultatas 7 produktai, tai tuomet nereikia išskirti. Vienas produktas turi savo neapibrėžtumus. Ir jie yra visiškai skirtingi. Na, jie yra skirtingi savo teikiamus rezultatus. Tai tuomet taip. Tokį turiu bendrą klausimą, tai labai gražiai čia pristatėte apie tos ir paraišką, ir verslo planą, ir kiek čia visokių dalykų yra. Ir iš tikrųjų aš šiandien jau jūsų seminarą ir jūsų aikštelė tuščia mašinų. Tas pats ir pas mūsų ofise yra tuščia mašinų aikštelė ir tai bus iki rugpjūčio 31 dienos turbūt. Tai kuo remintis tas terminas buvo nustatytas ir ar galima kažkaip kolektyviškai ką visiems tiem žmonėm daryti, kurie norėtų prasitęsti ir taip. Nežinau, ar yra ta galimybė dėrybų su Ukmynu dėl termino pratęsimo bent jau 3 savaitėms, sakykime, tikrai visiems būtų lengviau ir galėtumėt gauti kokybiškesnį produktą. Aš suprantu iš tikrųjų, kad vasaros laikas nėra pats geriausias, dėl ko toks terminas, tai pagal projektų administravimo finansavimo taisyklės antram etapui pasiruošti turi būti minimalus 30 dienų terminas, ar ne, tai ministerija priėmė sprendimą ilgesnį negu minimalų, bet vis tiek tai suprantu, kad nėra maksimalus pakankamas terminas. Iš tikrųjų, agentūra nenustato kvietimo termino, tą daro ministerija. Ar ministerija svarstys tą galimybę, negaliu iš tikrųjų pasakyti. Bet tai čia irgi jūsų kaip vaidmuo turi būti, nes jūs gausite tikrai geresnį produktą, jeigu nereikės žmonėm ten iš namų, iš atostogų kažkur dirbti ir daryti tos dalykus, nes čia yra rimta bėda iš tikrųjų, taip jeigu išėjant, tai pusė žmonių, kurie buvo komandai, nėra jau. Taip, aš suprantu, agentūra iš savo pusės iš tikrųjų rašydama prašymą nurodyti terminą, siūlė ministerijai nurodyti netrumpesnį terminą kaip nuo rugsėjo, bet ministerija
vis dėlto nusprendė tą tokį terminą nusirodyti. Tai informavo ministeriją apie galimas, ta prasme, rizikas ir su kokiais pareiškėjais susiduria sunkumais ar ne, kad ir su mokslo ir studijų institucijom pakankamai sudėtinga susisiekti. Tai šitą iš savo pusės, ką mes galim padaryti, tikrai padarėm, informavo ministeriją, bet kokį sprendimą priims, tai negaliu atsakyti. Aš dar turiu klausimą irgi dėl pačio termino, bet labiau iš pareiškėjo, kurio paraiška buvo atmesta pusės. Tas pareiškėjas turi teisę skųsti sprendimą. Taip. Ir žinant terminus, kaip turi apsisukti agentūra, ne, ministerija, kaip tada spėti, jeigu, sakykime, skundas būtų tenkinamas, kaip tada spėti su rugpjūčio 31? Kaip tokia atveju, kokia situacija yra? Tai iš tikrųjų su skundais nėra aiškiai aprašyta teisės aktuose šitą situaciją. Ir vis tiek lygiateisiškumo principas reikalautų, kad pareiškėjui būtų suteikiama ta pati teisė kaip ir kitiems pasiruošti tą patį laiką, kaip ir buvo numatyta, ta prasme, po pirmojo etapo 1,5 mėnesio, tai turėtų būti tas pats laikas skiriamas pasiruošti antram etapui. Aš norėjau pasaulio dėl vykdymo šitos lentelės. Iš tikrųjų, jeigu yra projektas su partneriais veiklos, tai veiklos bet kokiu atveju dirbs. Mokslai, antetas, moksliniai eksperimentai. Ir tada klausimas, yra fiziniai rodikliai, nu, jie, tarkim, 2 veikloje ar ne, ir visi partneriai prie jo prisideda. Tai tada kiekvienam partneriui atskirai rašyti šitą lapą vieną, ar dėti vieną bendrai? Jeigu partneriai prisideda prie vieno rodiklio pasiekimo, tarkim, prototipo, ar ne, tai tuomet turėtų būti atskiri fiziniai rodikliai ir kaip paraiškoje rodžiau, tarkim, po 0,33 vieneto arba 0,5 ir tuomet atskiri fiziniai rodikliai ir atskiri lapai Excelinėje lentelėje. Nu, palaukit, jeigu 2 partneriai kūrė prototipą, tai negali būti atskiri fiziniai rodikliai. Tai yra vienas prototipas, vienas rodiklis. Taip, prototipas yra vienas, bet pati paraiškos forma neleidžia to paties rodiklio siekti keliems juridiniams asmenims su skirtingu finansavimo intensyvumu. Tai dėl to mes rekomenduojame vieną prototipą išskaidyti proporciją. Pavyzdžiui, 0,5 pareiškėjo prototipo dalis ir 0,5 partnerio, kad išsiskirtų. Tai supratau, mes apie tą patį kalbam. Klausimas yra tame, ar kiekvienam prie to tas pats rodiklis, bet skirtinga įmonė. Ar atskiras Excelio šitas ar ne? Taip, atskiras Excelio šitas būtų dėl to, kad paraiškoje, kaip ir kadangi būtų tas pats rodiklis, bet į 2 išskaidytas po 0,5, pavyzdžiui, tai reiškia, kad būtų 2 fizinio rodiklio numeriukai, 111 ir 112. Tai dėl to ir va čia reikėtų atskirus lapus pildyti, čia nurodytumėt 111, o kitame lape 112. Priklausomai, kiek paraiškoj yra Aš atskirai jums parašysiu paklausimą. Gerai, arba galėsim tuomet pasitikslinti. Tai turbūt pagrindinė informacija, kurią jums norėjau papasakoti, gal laikas, kadangi eina, tai siūlau jau paskui individualiai pasikonsultuoti ir su manim, ir kolegos yra, tai galėsime atsakyti detaliau į jūsų visus klausimus.